Gerbiami tarybos nariai, laba diena. Prašome užimti darbo vietas ir noriu 27 tarybos posėdį paskelbti pradėtų. Sveikinu visus susirinkusius po vasaros atostogų. Kvorumą turime ir gerbiami tarybos nariai, pradžioje turėčiau savo vardu, jūsų vardu pasveikinti tarybos narius, kurie savo gimtadienius minėjo šiek tiek jau anksčiau, tai yra rugpjūčio mėnesį, taip pat dabar mini ar artimiausių metų minės ir noriu teikti gėles, o tikiuosi visi gražiai paplosime. Taigi sveikiname gerbiamą Jakaitytę, Kravčionak, Litvinovič, Kačinskaitė, Jagelavičienė, poną Zarembą, Milėną, Jocevičių, poną Rudžionį, poną Birutį gimtadienio proga. Na, jau beveik trečdalis tarybos, tai jau galima daryti per pertrauką labai gerą paminėjimą. Taip, kolegos, siūlome į balsų skaičiavimo komisiją poną Nausėdą, poną Jocevičių ir ponę Litvinovič. Ar nebūtų prieštaravimų? Ačiū. Toliau, kolegos, kvieščiau pradėti svarstyti darbotvarkę. Ir noriu informuoti, kad frakcijų vadovų sueigos metu įvykė kai kurie pakeitimai ir juos dabar išvardinsiu. Iš darbotvarkės rengėjai atsiėmė klausimą dėl sklypo Buivydiškių kaime ir sklypo Pašilaičių kaime detaliojo plano tvirtinimo. Jis buvo įrašytas 17 klausimų. Toliau yra papildomai siūlomi įrašyti darbotvarkę sprendimų projektai dėl Žirmūnų tilto pavadinimo pakeitimo. Darbotvarkė įrašytas 10 klausimų ir jis būtų teikiamas kaip papildymas arba kaip alternatyva. Taip pat yra siūlymai įrašyti darbotvarkę frakcijos socialdemokratų siūlymų pirmą sprendimą dėl sklypo esančio šalia Liudvinavo gatvės 1D Panerių seniūnijos, kuris būtų skirtas gyvūnų kapinėms. Ir antras dėl gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo laidojimo gyvūnų kapinėse taisyklių tvirtinimo. Sprendimo projektas numeris 65 jūsų darbotvarkėje. Tai, kolegos, ar būtų norinčių pasisakyti dėl darbotvarkės ir papildomų klausimų, ar galime bendru sutarimu pritarti darbotvarkiai ir minėtiems 3 sprendimų projektams, kurie teikiami papildomai. Prieštaraujančių nebūtų. Ačiū, sprendimas priimtas. Taigi, kolegos, kviečiu pradėti svarstyti darbotvarkę. Ir pirmasis darbotvarkės klausimas dėl šilumos kainų mažinimo ir kogeneracijos skatinimo.
Taip, gerbiami tarybos nariai, yra jums pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos projektas dėl šilumos kainų mažinimo ir kogeneracijos skatinimo. Priminsiu, kad šią rezoliuciją pasirašė praktiškai visų frakcijų vadovai, tai yra judėjimo Taip, Darbo partijos, socialdemokratų, Lenkų rinkimų akcijos ir taip pat Tvarkos ir teisingumo. Negavom paskutinio atsakymo, bet ir konservatorių frakcija taip pasakys savo nuomonę pabaigoje. Tačiau paminėsiu, kad tokią rezoliuciją mes jau esame priėmę prieš praktiškai metus, kada Vilniaus miesto taryba pasiūlė energetikos ministerijai ir kartu valstybiniai kainų energetikos komisijai peržiūrėti elektros gamybų kvotą, kuris skiriama Elektrėnų elektrinėje, Lietuvos elektrinėje Elektrėnuose, ir būtent elektros gamybos kvotą padalinti kogeneraciniams elektrinėms visoje Lietuvoje – Vilniui, Kaunui, Panevėžiui, Alytui ir kitoms. To pasekoje dar praeitą šildymo sezoną buvo galima sumažinti šilumos kainą iki 20%, o šiuo atveju pritarus šiam siūlymui, jeigu vyriausybė tai padarytų, dar šį šildymo sezoną galima būtų apsaugoti didžiąją dalį Lietuvos gyventojų nuo didelių šilumos kainų. Ir todėl siūlome pritarti šiai rezoliucijai, kuri būtent ir prašo, tik patikslintas adresatas, nes frakcijų vadovų sueigos metu gavome pasiūlymų, į kuriuos yra atsižvelgta, Tvarka ir teisingumas pateikė savo papildymus, jie čia įtraukti ir kurie yra labai svarbus, kad visa nauda gauta už papildomą elektros gamybą būtent būtų ir skirta kompensuoti šilumos kainoms. Ir taip pat buvo siūlymas iš konservatorių frakcijos, kad kreipiamės ne į vyriausybę, o į prezidentę. Tai būtent yra pataisyta šitoje rezoliucijoje, būtent kreipiamės į prezidentę, kurios prašome, kad neimtųsi veiksmų ir įtakotų vyriausybės bei energetikos ministerijos sprendimus, tame tarpe ir valstybinės kainų energetikos komisijos, nes būtent minėta komisija yra atskaitinga prezidentai ir peržiūrėtų elektros gamybos kvotas. Deja, kaip žinome, rugpjūčio 28 dieną vyriausybė priėmė priešingą sprendimą, jį dar labiau sumažino elektros gamybos kvotas kogeneraciniams elektrinėms ir atitinkamai tai reikštų tai, kad šilumos kaina didžiosiuose miestuose, kuriuose yra kogeneracija, nemažės, o netgi gali ir didėti. Taigi, jeigu bus atsižvelgta į šią rezoliuciją, kurią mes nusiųstume Lietuvos Respublikos prezidentai, vyriausybei ir energetikos ministerijai ir valstybiniai kainų energetikos komisijai, tai dar šį šildymo sezoną būtų įmanoma apsaugoti nuo didėjančių šilumos kainų, kurių pagrindinė didėjimo priežastis šiandien tai yra dujų kainos augimas, kurio natūralu nei vyriausybė šiandien gali įtakoti, nei jo labiau šilumos ūkio atstovai ar vietos savivaldos atstovai. Taigi tokia būtų rezoliucija ir kvieščiau diskusijai. Dėkui. Taip, prašau, ponas Tusėnas. Merė, gal norėčiau klausimą užduoti, kadangi mes tos pataisytos, papildytos naujos redakcijos rezoliucijos negavom ir nematėm. Dabar prieš balsavimą gal reikėtų nors tikrai perskaityti, pamatyti. Taip, ponas Tusėnai, aš perskaitysiu, bet tikrai yra įdėta į avilį, nes, kaip žinote, visi sprendimai yra įdėti į avilį. Sena redakcija pas mus. Yra įdėtas, bet aš galėčiau paskaityti jūsų formuluotę, kurią minėjote. Taip. Taigi, pabaigoje papildymas pagal jūsų siūlymą. Valstybiniai kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatyti elektros supirkimo kainą atitinkančią alternatyvaus gamintojo savikainą, taip pat pakeisti kuro sąnaudų kogeneracinės elektrinėse paskirstimo tarp šilumos ir elektros energijos gamybos metodiką, kad gautos papildomos pajamos ir pelnas už parduotą elektros energiją būtų panaudoti šilumos tarifo mažinimui Lietuvoje ir Vilniuje. Būtent tokia formuluotė. Ir taip kaip siūlė konservatorių frakcijos atstovas per seniūnų sueigą, pradžia pakeista
būtent taip, kad mes kreipiamės ne į vyriausybę, o prašome Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę palaikyti šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos iniciatyvą, raginant Lietuvos vyriausybę ir energetikos ministeriją priimti skubius ir būtinus sprendimus. Dėkui. Ponas Benkunskas. Gerbimi kolegos, iš tikrųjų šita rezoliucija ir jos tekstas mums šiandien nieko naujo nepasako. Maždaug prieš metus laiko mes priėmėm rezoliuciją, į kurią buvo kreiptas į energetikos ministeriją. Iš energetikos ministerijos buvo gauti labai aiškus ir konkretus atsakymai. Dar daugiau, tada energetikos ministerija pasakė, kad jeigu Vilniuje mes norime sumažinti šilumos kainą, mes pirmiausiai turim susitvarkyti savo teritoriją. O mūsų teritorijoje iš tikrųjų yra šiandien nemažai problemų. Vien, kas sako iškalbingas faktas, kad Vilniaus šilumos tinklų nuomininkas Vilniaus Energija yra daugiau kaip 2 metus nepateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų registrų centrui. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, registrų centras gali imtis Vilniaus Energijos išregistravimo procedūrų. Ir šioje vietoje miesto valdžia ir komisija, kuri prižiūri nuomos sutartį su Vilniaus Energija, tyli ir nieko nedaro. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas. Viešoje erdvėje pasirodė, kad tokie Vilniaus Energijos veiksmai nėra atsitiktiniai. Tai yra, kad 2011-2010 metais Vilniaus Energijos nuosavybės grąžos rodiklis buvo vidutiniškai 50%. Ką tai reiškia? Nuo nuosavybės grąžos rodiklio yra skaičiuojamas pelnas, kurį gali pasimti Vilniaus Energija. Ir šiuo atveju nuosavybės grąžos rodiklis lemia tai, kad nors ir taikomas 5% kainų ir energetikos komisijos nustatytas limitas, bet tie keli procentai lemia 100 milijoninius pelnus. Tai va šiandieną Vilniaus tarybos nariai neturi jokios informacijos, kiek ir kokį pelną per pastarosius metus uždirbo Vilniaus Energija. Tai mano nuomonė, mes tokias tuščias, niekam neįdomias rezoliucijas galim priiminėti kiekvieną tarybos posėdį, bet jos realiai šilumos kainos neatpigins. O pirmiausia, reikėtų susitvarkyti su savo nuomininku. Ir mes senai siūlėm, kad reikia peržiūrėti sutartį, užtikrinti tinkamą jos vykdymą ir galų gale susigrąžinti Vilniaus šilumos tinklus į savivaldybės rankas. Todėl konservatorių frakcija šitai rezoliucijai nepritars. Dėkui. Dėkoju už nuomonę. Tai ponas Brutis. Ačiū pirmininkė. Aš tai, aišku, labai nuliūdau, kad po pono Benkunsko žodžių, aš visgi galvoju, kad mes šį kartą vieningai pritarsim, nes tai yra rezoliucija. Ir mes, aišku, galime labai ilgai aiškintis apie tuos skaičius ir sudaryti komisijas, bet laikas bėga. Ir aš net nebejoju ir esu įsitikinęs, kad rezervų iš tikrųjų Vilniaus Energijoje yra, bet šiandien dėja mes jų neišaiškinsim, nes tam reikalingo kompetencija ir be abejo tam reikalinga FKEKO arba valstybinės kainų energetikos komisijos didesnė kompetencija, kurie yra tiesiogiai atsakingi ir kur turi dirbti specialistai, kurie turi išskaičiuoti ir duoti atsakymą tiek mums, tiek visiems Lietuvos gyventojams ir kitais atvejais. Tačiau rezoliucija tai yra politinis aktas, kuris išreiškia mūsų norą, kad kaina būtų perskaičiuota, o galimybės tam yra ir jau daug metų specialistai kritikuoja būtent tą VEPO paskirstimą Lietuvoje ir čia matyti mes neturėtumėm dėl to ginčytis, kad Lietuvos elektrinė neproporcingai daug gauna didžiulę kvotą ir kad tai visiškai nėra būtina. Tai yra labai elementarus, suprantamas dalykas. Aš suprantu, kad jūs ginat savo politinį mundurą vyriausybės, bet šiuo atveju tai būtų visiškai nereikalinga ir bendras sutarimas būtų tikrai naudingas. Ačiū. Taip, ponas Milėnas. Aš norėčiau, kad mes atmesdami visokias ten politinės, rinkiminės ir kitokias potekstės pritartume visiems sprendimam, kurie Vilniaus miesto gyventojams palengvintų dalį ir atsirastų galimybė bent kiek sumažėti kainai. Bet kreipimėsi dar norėčiau pasiūlyti, kad būtų, ar aš negerai užgirdau, kad atskirai būtų paminėta ir kainų ir energetikos kontrolės komisija. Yra paminėta. Jos vaidmuo šitoj vietoj irgi yra labai svarbus. Ačiū. Tai būtent nėra paminėta ir būtent pagal pono Cėno siūlymą. Taip, dar
Ponas Benkunskas. Aš tik norėčiau atsakyti ponui Biručiui į pasakymą dėl termofikacinių elektrinių kvotos paskirstimo. Tai iš tikrųjų energetikos ministerija mano žiniomis gavo šilumos tiekėjų asociacijos pasiūlymus dėl kvotų didinimo ir yra paruošti atsakymai. Gal jūs jų neturit, bet aš taip perskaičiau ir man yra labai aiškiai pasakyta, kokie yra teisiniai, ekonominiai argumentai, pabrėšiu argumentai, dėl ko termofikaciniam elektriniam kvotų didinti neapsimoka. Ir šiuo atveju vienas iš argumentų taip yra tas, kad šilumos gamintojai, kurie be to ir gamina elektrą ir ją parduoda, iš tikrųjų iš uždirbto pelno tik 40% gali skirti šilumos kaino mažinimui. Bet šiuo atveju sakyti, kad energetikos ministerija politikuoja, tai yra visiškai netiesa, o tokiom rezoliucijom mes būtent ir užsiimam politikavimu. Ir aš siūlau to vengti. Taip, dar du kolegos norėtų pasakyti, ponas Nėnius, po to ponas Adomavičius. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad kvotų perskirstimas kogeneraciniam elektriniam liečia ne vien Vilniaus energiją, liečia visos Respublikos didžiuosius miestus, ir Kauną, ir Alytų, ir Panevėžį, ir Šiaulius ir taip toliau. Ir šituo perskirstimu būtų išsprendžiama ne tik Vilniaus gyventojų šilumos kainų sumažinimas, bet ir kitų didžiųjų miestų gyventojų šilumos kainų sumažinimas. Taip, kad jūsų argumentacija ir elgesys parodo, reiškia, priešiškumą kažkam tai vienam ir dėl to turėtų kentėti visi Respublikos gyventojai. Taip, ponas Adomavičius. Mėly kolegos, kažkaip norėtųsi, kad mes labiau susikalbėtumėm ir nustotumėm dangstyti politinius savo įsitikinimus arba sprendimus. Pasakykime aiškiai, tiesiai, šviesiai. Mes kalbam daugiau negu metai, pateikėm siūlymus, jokio atsakymo savivaldybės taryba, meras į daugybę raštų negavo. Mesgi siūlėm, jūs dabar aiškinat, ponas Benkunskai, kad pagrindinė problema yra tai, kad 40-60 sąnaudų paskirstimas. Tai mes būtent nuo to sąnaudų paskirstimo ir pradėjome. Leiskit visas pajamas gautas už elektrą, visas 100% dėti į šilumos sąnaudų mažinimą. Tai yra labai paprasta. Bronius, vienas iš autorių šito siūlymo, Cicėnas. Viena. Antra, mes gavom pernai rugsėjo mėnesį ministro įsakymą 5 metams kvotų ir pamatėm, kad po 5 metų nei Vilnius, nei kiti miestai nebegamins jau elektros energijos. Nors ES direktyva, kogeneracinė vadinasi, jos pavadinimas toks, aiškiai sako, bet koks šiluminis įrenginys 20 ir daugiau megavatų turi būti būtinai kogeneracinis, tokiu būdu stengiantis atpiginti šilumą vartotojams. Tai kur mes čia bandom dar kažkokį miglą pūsti ir kokius tai dūmus leisti? Sakykim tiesiai šviesiai, mes šiandien gyventojams neturim ką atsakyti. Kodėl šildom vandenį elektrėnuose, o nešildom Vilniečių, Kauniečių, Alytiškių, Panevėžiečių butų? Todėl reikalinga šita mūsų rezoliucija ir todėl tie, kas nenori, kad Vilniečiai turėtų pigesnę šilumą, tegu jie kūrė kokius nori makaronus, bet visiškai akivaizdu, kad jie nenori, kad Vilniečiai gyventų šilčiau ir pigiau. Taip, ponas Kaminski, prašau. Žiūrėkit, aš kaip šiandien prisimenu, dar 61 metais, balandžio 9 dieną, sunkiai įsivaizduojamas buvo žmogaus skrydis į kosmosą. Buvo daug nuomonių, daug įtarimų, kad tai neįmanoma, kad taip negalima. Bet įtariu, Benkunskas tada geriau viską žinojo ir palaimino Gagarino skrydį į kosmosą. Tad noriu priminti ponui Benkunskui, nuo 2009 metų vasario mėnesio iki 2011 metų balandžio mėnesio konservatoriai buvo valdančioje daugumoje Vilniaus miesto savivaldybės taryboje. Deja, nei pusė žodžių neužsiminė apie sutarties su Vilniaus energija nutraukimą. Kodėl tik dabar iškilo tokia mintis? Taip, ponas Cicėnas. Gerbėmieji, kadangi ES direktyvos aiškiai pasako, kad turi būti skatinama kogeneracija, tai yra bendra gamyba elektros energijos ir šilumos.
Dėl to, matomai, kad aš taip galvoju, kad šitos rezoliucijos iki rinkimų niekas nežiūrės, jo šita vyriausybė, energetikos ministerija tikrai nežiūrės, jo pasikeis viskas turbūt po Seimo rinkimų. Jo, ir matomai, kad visais atvejais aš manau, kad ateis ir į energetikos ministeriją protingesnių žmonių ir ateis turbūt ir į kainų komisiją, ten turės pasikeis. Kadangi šiandien dienai visą tą, ką turėtum sutaupyti ir sumažinti šilumos kainas, tai stabdo kainų komisijos metodika sąnaudų, kuro sąnaudų paskirstimo tarp šilumos ir elektros energijos. Ten yra numatyta, kad iš elektros energijos pelno galima tik iki 40% nukreipti sąnaudų šilumos mažinimui. Kodėl ne visą 100? Mes čia įdedam, kad galima būtų nukreipti pelno iki 100%. Antras momentas, visais atvejais elektriniai gaminant, kuro sąnaudos 1 megavatvalandai pagaminti yra žymiai mažesnės negu katilinė. Ir ta metodika irgi tą patį daro neleidžia. Tai, kad pakeitus metodiką ir gavus kvotas, mes išloštum tikrai kokius nemažiau 4-5 centus. O jeigu dar vidaus savo rezervus energiją pažiūrėtų ir pelnus, tai mes tikrai kokius 5-6 centus susimerkę šiandien galima būtų turėti mažesnę kainą Vilniui. Dėkoju ponui Cicėnui, ponas Pinskus ir galbūt galėtumėte į pabaigą. Mėly kolegos, aišku visiems, kad ta rezoliucija reikalinga ir dėkoju suprantantiems ir pritarintiems. Nesuprantu jaunojo konservatoriaus Benkunsko, kuris pagrindinį teiginį sako, kad reikėtų susitvarkyti Vilniui patiems ir be rezoliucijos. Tai gal paprasčiau konservatoriams būtų pasižiūrėti į Kauną, kur šilumos kainos yra didesnės jau šiandien. Tai ką ten reikėtų susitvarkyti ir pakeisti, nepritarint tą rezoliuciją. Mes, priimdami tą rezoliuciją, padedam ir Kaunui spręsti tas pačias problemas aktualias visiems gyventojams, ne tik tai Vilniaus, bet ir Kauno ir kitų didžiųjų miestų. Dėkoju ponui Pinskui, ponas Benkunskas, jūs kalbėjot 2 kartus ir 3 kartą. Na, žinot, kaip sakant, dabar mes nedarysime atsakymų vakarą, per pertrauką galėsite asmeniškai išsakyti nuomonę. Tai prašau, paskutinį kartą, bet po to aš irgi dar jūsų pavardę minėsiu. Tai gal dabar dar išklausykit, ką aš pasakysiu ir vieną kartą pasakysiu. Ne, tai aš labai trumpai. Prašau. Aš tik noriu gerbėmiem vicemeram atsakyti. Pirmiausiai ponui Pinskui, kuris, manau, tapo jau Kauno vicemeru ir rūpinas Kauno reikalais, ir ponui Adomavičiui, kuris labai puikiai ir meistriškai iškreipė mano žodžius. Aš pasisakiau ne prieš kreipimąsi į vartotojų kainų ir energetikos komisiją ir kad tenais problemų yra, bet aš norėjau pabrėžti, kad mums reikėtų ne rezoliucijas priiminėti, bet žiūrėti, ką Vilniaus energija išdarinėja. Ir ieškoti rezervų, mažinti šilumos tarifą. Pirmiausiai, iš Vilniaus energijos gaunamo pelno dydžio. Tai va čia yra svarbiausias dalykas. Ir tada energetikos komisijos priimti sprendimai turės mažąją dalį reikšmės, ką mes galim pasiekti viduje. Tai kolegos, aš, jeigu galima, pabaigsiu šią diskusiją, dar kartą kreipdamasis į poną Benkunską ir ne tik į jį, bet per jį ir jo kolegas partijoje. Tai pirmiausia, gerbiamas ponas Benkunskai, pirma, jūsų įsakytas teiginys, kad tik 40% gauto pelno gali būti skiriama kompensuoti šilumai, šiuo atveju mūsų rezoliucija yra labai aiškiai pono Cicėno siūlymų sprendžiamas. Pacituosiu. Valstybiniai kainų energetikos kontrolės komisijai nustatyti elektros supirkimo kainą atitinkančią alternatyvaus gamintojo savikainą, taip pat pakeisti kuro sąnaudų kogeneracinės elektrinėse paskirstimo tarp šilumos ir elektros energijos gamybos metodiką, kad gautos papildomos pajamos ir pelnas už parduotą elektros energiją būtų panaudoti šilumos tarifo mažinimui Vilniuje ir Lietuvoje. Tai yra 100% viso pajamų ir pelno. Taigi, ta rezoliucija ir numato savo kreipimėsi. Antra, mes atsižvelgdami į jūsų siūlymą, kreipėmės būtent į prezidentę,
kuriai atskaitinga yra minėta komisija, kad nebūtų to tarpžinybinio ginčo, kuris vyko praėjusiais metais tarp energetikos ministerijos ir kainų energetikos komisijos ir vyriausybės. Juolab šiuo metu vyriausybė perėmė savo nutarimu tvirtina, o nebe ministras įsakymu elektros gamybos kvotus dydį, todėl visi instrumentai yra vyriausybės rankose. O kalbant apie savo kiemą susitvarkymo ir informaciją, tai norėčiau, kad jūs karts nuo karto nueitumėte į valstybinės kainų energetikos komisijos tinklapį, kur jūs rasite visus reikalingus duomenis – pelnas, sąnaudos, visų šilumos kogeneracinių elektrinių. Nes kainas nustato valstybinė kainų energetikos komisija, ne Vilniaus energija, ne Kauno energija, ne Šiaulių energija, ne Panevėžio energija. Jeigu jūs keliate klausimą, kaip vakar iškėlęs labai spekuliatyviai klausimą ūkio ministras, tai tada jūsų, kaip sakyt, vadovaujama vyriausybė turi pareikšti nepasitikėjimą valstybinė kainų energetikos komisija, kad jie dirba blogai, kad jie nieko nesupranta, kad jie nieko nemoka ir būtent reorganizuoti tą instituciją, kuri tvirtina kainas. Ir pabaigai paminėsiu, kad perduotumėt savo kolegai partijos nariui ūkio ministrui, kad jis šiek tiek įsigilintų, kai ką nors rašo. Vilniaus energija nekuria turto savo. Visas turtas kuriamas Vilniaus miesto šilumos tinkluose. Todėl taikyti tą patį normatyvą, kuris buvo paminėtas, yra, pirmiausia, neprofesionalu ir klaidinga, arba tiesiog norėta sąmoningai spekuliatyviai pradėti politikavimą. Tai yra nuomos sutartis. Vilniaus energija nekuria turto savo, jinai kuria Vilniaus miesto šilumos tinklams. Ir pabaigai paminėsiu keletą skaičių, kurie yra valstybinės kainų energetikos puslapyje ir matyti tai skaičiai iškalbingi. Pastovioji ir kintamoji dalis šilumos tarife. Pastovioji dalis nuo 2004 metų iki 2012 metų pakito tik tai 25% Vilniaus energijoje. 2004 metais prasidėjo sutarčiai buvo 4 centai 57 cento dalis, šiuo metu yra 5 centai 86 dalis. Vėlgi įvertinus ir patvirtinus valstybiniai kainų energetikos komisijai. Tai įvertinus vien tik infliacijos koeficientą, kuris per tą laikotarpį buvo dvigubai didesnis negu padidėjimas pačio to tarifo. Ir šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie Vilniaus energiją arba Vilniaus šilumos ūkį, tai tada ką reikėtų kalbėti, jau čia buvo paminėta pabiruots pono Pinskaus pavyzdį Kauno, kur yra šiandien tarifas ženkliai didesnis negu Vilniuje, Šiauliuose, daugelį Lietuvos kitų šilumos ūkių. Taigi ši rezoliucija yra mūsų pareiga kreiptis į tas institucijas, kurių kompetencija šiandien spręsti ir priimti sprendimus. Ir nuo jų priklauso, ar didžioji dalis Lietuvos gyventojų mokės šį šildymo sezoną brangiau ar ne. Ar 150 milijonų litrų, kaip praėjusiais metais, vėl bus išmesta šildyti ežerą, kad karosams būtų šilčiau. Nebent konservatoriai visi inkorporė priklauso žvejų būreliui ir jums labai svarbu būtent tų karosų dydis. Ačiū. Kolegos, balsuojam ar bendru sutarimu priimam rezoliuciją? Balsuojame. Prašome balsuoti. Suteiksiu repliką po balsavimo. Ar kolegos visi balsavome? Ačiū, balsavimas baigtas. Taip, rezoliucija priimta. Dėkoju ir atsiprašau, nepastebėjau, ponas Rudžionis norėjo pasisakyti, tai replika po balsavimo. Ačiū, merė, nepasisakyti. Pritardamas ir balsuodamas už jūsų rezoliuciją, kartu mane stebina, merė, cituoju, Vilniaus energija nekuria turtą savo, jį kūrė turtą Vilniečiams. Aš suprantu, gal čia nepagalvojus buvo pasakyta, Vilniaus energija ir atėjo tik tam, kad pelnytųsi Vilniečių sąskaitą. Mūsų tikslas, kiek įmanoma mažinti jų apetitus ir ten nuo 4,57 iki 5,86, gerbiamas merė, tai jau yra 10 milijonų litų. Tai viena. O antra, gerbiamas merė, jums esant merų, buvo išnuomoti Vilniaus šilumos tinklai, jūsų pradžia, tai gal jūs mėgintumėt pradėti daryti ir pabaigą, kaip tėvas šitos nuomos sutarties.
pusiniai žingsniai visada yra pusiniai, neduoda rezultato. Iš esmės visiems aišku, nebūtų nuomininko, bet kuriuo atveju mes mokėtume mažiau. Aš nenusiteikęs prieš verslą ir prieš Vilniaus energiją. Vilkas turi valgyti mėsą, bet kodėl jie turi valgyti, tuštinti vilniečių kišenes? Gal pats miestas sugebėtų tvarkytis? Tai tiek, ačiū. Dėkoju. Kolegos, keliaujame prie antro sprendimo projekto dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos skelbimo ir apklausos komisijos sudarimo miesto dėl viešojo transporto naudojimus nemokamai. Prašau, pristato ponas Romas Adomavičius. Gerbiami tarybos nariai, manau, kad visi pakankamai esate girdėję apie iniciatyvą, kurią paskelbė Talinas. Aš tą iniciatyvą išgirdau dar pavasarį taliniečių. Buvau nuvykęs į Taliną, pasikalbėjau su miesto vadovais, nes ta mintis man pasirodė iš fantastikos pasaulio, bet po to, kai pasikalbėjau, supratau, kad visgi yra daug labai motyvų, kodėl taip reikėtų padaryti ir galima svarbiausia padaryti. Beje, Talinas kviečia didelę konferenciją spalio mėnesį, kurioje galutinai bus paskelbta apie tai. Taigi, klausimus kėlė miestiečiai, 10 tarybos narių grupė pasiūlė, kad reikėtų šį klausimą mums taip pat aptarti su gyventojais. Ir štai jums pateikiamas sprendimo projektas su 5 klausimais, kuriuos jūs skaitote. Žinoma, tai yra, nežinau, ar spėjo įdėti pačią naujausią versiją. Sekretoriatas. Tačiau štai šitie klausimai, jie yra čia. Tai pirmas. Ar pritarėte nuomonėje, kad Vilniaus mieste aplamai egzistuotų savoka ir būtų nemokamas viešasis transportas? Ar pritarėte, kad viešojų transportų būtų leidžiama važiuoti nemokamai tik asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą? Ar pritarėte, kad asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste būtų taikoma speciali nuolaida važiuoti Vilniaus miesto savivaldybės viešuoju transportu, tai yra ne nemokamai, bet kaip alternatyva, kad nuolaida būtų kažkokio tai dydžio. Na ir 4 klausimas, iš kokių sričių, ir 5 taip pat, jie apsprendžia, iš kokių sričių būtų galima finansuoti. Aš labai norėčiau paklausti kairiojo flango nuo manęs, gal aš negarsiai kalbu, ar kas nors ne taip, kad triukšmas toks? O tai galit šiek tiek palaukti? Kažkaip nekantrus šiandien, kaip visada. Tai aš labai norėčiau pasidžiaugti, kai jūs čia stovėsite, aš mokėsiu pademonstruoti tą patį, ką jūs. Taigi, ne to čia ponai susirinkom, o susirinkom spręsti klausimų. Tai kokia situacija yra šiandien Vilniaus mieste apie išlaidas viešojo transporto? 187 milijonai viso šiais metais, maždaug tiek sąnaudų bus, kad važinėtų mieste viešasis transportas. Šiuo metu vyksta optimizacija maršrutų ir vyksta pasirengimas tam, kad užmiestyje į miestą iš tolesnių gyvenamųjų vietovių būtų atvežami keleiviai mažesnės talpos transporto priemonėmis, tai yra mikroautobusais, kurių yra apie 250 ir kurie šiandien važinėja po miestą ir konkuruoja su miesto viešojų transportu. Tai yra šitie vežėjai pataptų Vilniaus miesto viešojo transporto sudedamąja dalimi, tai yra jie veiktų vieningoje bilieto sistemoje ir nieko daugiau papildomai nereikėtų gyventojams mokėti ir mikroautobusuose visur galiotų tas pats bilietas. Tokiu būdu mes galėtumėm šalia sumažinti viešojo transporto paslaugų savikainą, įskaitant ir beveik 10 milijonų, kurie yra aptarti su viešojo transporto kompanijos vadovybė, sumažinant vidinės sąnaudas.
Tokiu būdu reikėtų finansuoti viso apie 150 milijonų, iš kurių šiuo metu 105 mes jau iš savivaldybės biudžeto ir taip finansuojame. Tai reiškia, eitų kalba maždaug apie 45 milijonus litų. Kodėl kalbama apie tai, kad galėtų naudotis deklaravę gyvenamąją vietą Vilniuje arba nemokamų, arba turėtų transportą, arba turėtų lengvatą? Ogi todėl, kad pagal įstatymą Vilnius, nors jam ir skirta yra gyventojų pajamų mokesčio palikti 40%, bet realiai paliekama yra 21%, nes įstatymo nuostata, kuris sako, kad jeigu gyventojas, nesvarbu, kur jisai uždirba pinigus ir gyvena nuolat, bet jeigu deklaravęs gyvenamąją vietą, tarkim Šilutėje, Šiauliuose, Klaipėdoje ar kur nors kitur, būtent ten eina jo gyventojų pajamų mokestis. Tai tokių pinigų Vilniaus miestas pernai metais prarado 230 milijonų litų. Prašau netgi nenorintiems atkreipti dėmesį, kokie yra didžiuliai praradimai. Tai vienas yra tikslas. Kitas tikslas yra pritraukti į viešąjį transportą daugiau keleivių, atitinkamai sumažinant transporto srautus ir kamščius miesto gatvėse ir žymiai pagerinant ekologinę situaciją. Siūloma sudaryti komisiją iš 7 narių. Čia yra kai kurie pasiūlyti, 2 narius dar reikėtų pasiūlyti ir eigoje nagrinėjant klausimą buvo pasiūlyta, kad reikėtų organizuoti apklausą ne telefonu, o tiesiog, kad gyventojai raštu pasisakytų seniūnijose. Tiek. Kviečiu. Klausimai, ponas Urbanavičius. Gerbiamas Romai, aš jums siūlau rašyti labai svarbų klausimą. Pavyzdžiui, paklausti, ar Vilniečiai nori valgyti kiekvieną dieną. Čia jūsų ta apklausa yra tokio pat lygmens. Tai natūralu, kad visi nori nemokamo transporto. Bet tai vietoj to, kad leisti pinigus apklausai, gal tada imkite ir padarykite jį. Turėčiau atsakyti tai? Taip. Mesgi nesakom, aš pasakiau, kiek kainuoja viešojo transporto palaikymas. Yra skirtumas tik tai vienas, iš ko tai finansuosime ir kam leisime naudotis, tai yra tiems žmonėms, kurie į Vilniaus miesto biudžetą įneša pinigus. Būtent tai yra vienas iš labai svarbių dalykų. Ir kitas, tragiškai mažėja viešojo transporto keleivių skaičius. Šiuo metu 39% miestiečių tik tai naudojasi. Tai, žinoma, yra pasiekmė įvairių dalykų, tačiau mūsų tikslas, aš jau įvardėjau, koksai. Sumažinti, jeigu jūs girdėjote, nenorėčiau kartotis. Žinoma, tie, kas nenori gilintis ir nori pasišaipyti iš kiekvieno dalyko galim pasišaipyti. Aš norėčiau pasižiūrėti, kaip, jeigu tai įvyks, kaip jūs tada šaipysitės. Aš pamenu, iš daugelio dalykų kai kas šaipėsi, bet kai kas įvyko ir dabar jau nebesišaipo. Taip, klausimas, ponia Galinienė. Jeigu tik klausimas, aš galvoju, kad galima. Tai aš kažkada svajojau, tik tai mokiausi mokslinį komunizmą kaip ir jūs, ir mes tik tai svajojame apie tą nemokamą važiavimą. Buvo ten toks teiginys. Tai dabar klausimas štai koks. Bet galų galėjau sulauksim, atrodo. Klausimas toks. Dabar yra piko valandomis labai sunku irgi įsisbrauti į viešąjį transportą. Tai neįsivaizduoju, kas darysis tada, kai bus nemokamai. Vienas dalykas. Antras dalykas. Nemanau, kad nevažiuoja viešuoju transportu, todėl, kad brangu, o nevažiuoja todėl, kad yra nepatogu. Susiekimas yra labai nepatogus. O kitas dalykas, aš sveikinu labai gerai, kadangi vis tiek elektroninis bilietas patyrė visiškai jau nesėkmę. Nemanau, kad ten bebus kas nors įdiegta, tai viena iš išeičių, kad galima šito viso atsisakyti ir labai šaunu. Pritariu. Ačiū, kad pritarėt. Labai gerai matyti prisimenat Brežnevą greičiausiai, kuris sakė, kad 80 metais bus transportas nemokamas, bet apie fiasko arba skambės antraštės, kurias žinom, kas susako, nereikia čia daug kalbėti. Taip, kompanija nesugebėjo laiku tinkamai padaryti.
Ir čia garsiai šaukti apie tai nėra jokio reikalo, nes kai sužinojome iš vakaro, kad tai įvyks, buvo pasakyta, platinam senuosius bilietus, tegu egzistuoja 2 sistemos, iki metų galo įsiaiškinsim, kuri labiau tinka miestiečiams. Ir čia kudakuoti ir šaukti apie tai, kad čia, va Jėzau, kokia nesėkmė sugriuvo transportas. Niekas nesugriuvo. Yra kita bėda, kad mes eilę metų beldėmės į vyriausybę finansų ministeriją ir sakėm, duokite Vilniui didesnę dalį pinigėlių, nes mes jau uždusom, bet dėja, taip, būtent jie. Tai todėl siūlyčiau emocijas atmesti į šalį, o pritarti šio klausimo tolesniam nagrinėjimui. Šiandien mes nepasisakom, bus taip ar ne, nes nuomonių ir tarybos narių, ir frakcijų tarpe taip pat yra įvairių. Klausimas, kiek mes, tie, kurie šiandien posėdžiauja taryboje, galim savo leisti, kaip mes skatinam vienas ar kitas gyventojų grupės, kad sukurti tokią situaciją, kad mieste važinėtų kokybiškas, naujoviškas transportas, greitai važiuotų, kad visi būtų patenkinti. Bet tam reikalingos lėšos. Būtent vienas iš būdų yra šitas – pritraukti lėšas. Kad atnaujinti parkus ir visą kitą. Dėkui, prašyčiau trumpiau atsakinėti klausimus, nes matau klausimų yra daugiau. Ponas Liutkovski. Gerbiamas vicemerė, man susidaro įspūdis, kad jūs aplamai neturit ko užsiimti. Jūs prieš 1,5 mėnesio visus agitavot, koks bus geras elektroninis bilietas. Jums tada buvo sakyta, kad niekas iš to nesigaus, todėl kad mes 6 metus tam ruošėmės. Tai lygiai taip pat, jeigu norit tokius pasiūlymus teikti, tai aš siūlau iš karto, kad kas kiekvienas vilnietis, kuris važiuos, tegul Socialdemokratų partija dar litą primoka už tai jam. Čia gal atsakymo, manau, kad nereikia, kolegos, bet užduokime klausimus, o ne komentarus. Dar komentuoti turėsime laiko. Taip, ponas Tamušauskas, klausimas. Taip, norėčiau paklausti gerbiamo pranešėjo, ar jūs nemanote, kad čia ankstokai teikiamas klausimas prieš pat rinkimus? Tai viena. Antras dalykas, kaip jau čia ir buvo minėta, iš tikrųjų, kai pamatėte, kad stringa projektas elektroninių bilietų ir jis iš tikrųjų turbūt paleistas buvo per anksti, tai mes ir turime dabar sekantį jauką rinkėjams, su kuriuo jau bandysime užtušuoti tas spragas, kurios yra dabar labai aiškiai matomos prie spaudos kioskų nuo ryto iki vakaro. Ačiū. Gerbiami tarybos nariai. Aš nežinau, kokiomis žiniomis jūs vadovaujatės, sakydami, kad stringa elektroninis bilietas. Visi 120 kortelių, nežinau, kur jūs imate tos faktus, paklausykit pirmiausia, po to sakykite. 120 000 Vilniečių kortelių, tų miestiečių, kurie visada jau seniai naudojasi ilgalaikių, tai yra 30 parų bilietų, yra išplatinti. Taip buvo eilės. Taip, sistema strigo, perkrauta buvo, nors mes kvietėme miestiečius ateiti nepasibaigus mėnesiui ir nesueiti visiems 120 000 į 2-3 dienas. Jūs pasižiūrėkit, kas darosi parduotuvėse, eilės, į kuro kolonėlę nuvažiuoja eilės, kai susirenkat. Jūs ką ten, keikėte valdžią kokią nors? Nereikia čia tragedizuoti ir vaizduoti jokių tragedijų. Nestringa niekas. Aš tik noriu pasakyti, mes šiandien jo ir nesvarstom, mes siūlom šiandien aplamai pradėti apie tai mąstyti ir diskutuoti. Priimsim sprendimą negreitai. Tai ne šios dienos ir galbūt šiemet mes jokio sprendimo nepriimsim, bet mes atsakykim miesto gyventojams į klausimus, nes visi galvoja, kad Talino valdžia, žinote, protingesnė, o mes sėdim apkiautę. Vat jums atsakymas, jūs norit sėdėti apkiautę, tai sėdėkite, o mes, grupė tarybos narių, siūlome tokį sprendimą, kas nori nagrinėja, diskutuoja, kokį priimsim galutinį sprendimą, priklausys nuo visų, nuo vieno balsavimo. Taip, klausimas, ponas vyriausybės atstovas, pabaigoje bus jums duota galimybė paklausti, kaip pasakys tarybos nariai. Ponas Šilpa, klausimas. Ja, iš pat pradžių šitas projektas mane pakankamai nuteikia skeptiškai, bet įsigilinęs į jį aš pradėjau suprasti, kad vis dėlto ta rinkimų aplinka visa veikia ir kiek suprantu ypatingai čia socialdemokratus.
Nes pasižiūrėkit, fasadas gal skamba ir gražiai, kad nemokamas transportas ir paklausus kiekvieno žmogaus visi pasakytų, kad tai yra gerai. Bet pasižiūrėkit, kokia kita pusė viso šito klausimo, kad tos 100 milijonų iš mūsų įsiskolinusio biudžeto mes atimam iš švietimo, ką jie siūlo, iš sveikatos, iš kultūros ir iš sporto. Ar nebus taip, kad mes priėmė tokį sprendimą arba bent jau pradėję diskutuoti, kad po to prieisim per kitus rinkimus, kad mes vandenį nemokamai teiksim, tas irgi gerai skambės, po to šilumą ir visus kitus dalykus. Tai šitoj vietoje mes pasižiūrėkime, ar nedarom precedento vien mąstydami apie tai. Ir kokias pasiekmes miestui nuo to ir žmonių galvose, kokias mintis sukelia. O gal ne, aš atsakysiu, gerbiamas Gediminai, nes jūs nesugebat paskaityti iki galo. Paskaitykit sekantį klausimą. Vienas tik tai klausimas, be abejo, kad iš kultūros, švietimo ir sporto nereikia atiminėti. Bet sekantis klausimas, ar mums reikia 15, 20, 30 metų senumo čia automobilius turėti, kurie teršia orą, jie netitinka jokių reikalavimų šiandien. Teršia orą, sukelia avarinės situacijas, už 100 litų gali bet kas nusipirkti automobilį ir po to visiems, žinote, kvėpuoti visų šito oru. Paskaitykite iki galo ir įsigilinkite. Klausimai, ponas Rudžionis. Ačiū, merė. Gerbiamas vicemerė, ponas Romai Adomavičiau. Tai, ką aš norėjau paklausti, Švilpa paklausė, aš suprantu, kad jūs esat ūkininkas ir tokie dalykai kaip švietimas, sveikata, kultūra, sportas, tai ne jūsų daržas. Tačiau nežinau, ar čia jau padarumo klausimas, ar galima viso šito sąskaitą kompensuoti važiavimą. Antra vertus, noriu kitą klausimą iš karto, kad netrukdyti jūsų. Kaip jūs galit paaiškinti mums čia taryboje, kuruojantis konkrečiai tą klausimą, kaip buvo beprasmiškai, manau, kad taip, išleisti tie 11 milijonų minimum, įvedant elektroninį bilietėlį, 8 ES ir 3 Vilniaus. Dar noriu žinoti, ar sakykite, kas leido, ar jūs, ar kitas, kas konkrečiai rugpjūčio 22 dieną tarybos sprendimą pakeitė. Tarybos sprendime aiškiai buvo pasakyta ir kompetencija yra tarybos, kad daugiau neprekiaujama talonėliais vienkartiniais po 2 litus, o buvo paskelbta, kad savivaldybė, vardas, pavardė, Romas Adomaičius ar dar kas nors, kurie nusispjauti į tarybos sprendimą ir savavališkai, reiškia, paskelbė pasauliui ir miestui, kad jau dabar kita tvarka. Tarybos sprendimas negalioja. Ir kartu noriu pastebėti, kad ar viešasis transportas pradėtas dabar teikimas dėl nemokamo važiavimo, ne va, tai tik dabar sužinojom, kad taip Taline, ar jūs nebijote užsitraukti, ką žinau, teisinės ar gal kokios kitos politinės ar dar kitos kokios atsakomybės už akivaizdų Ponas Rudžionė, formuluokite vieną klausimą ir trumpiau. Man atrodo, intelektas mūsų pakankamas, kad jis atsimintų bent 2-3 klausimus. Aš tai vertinu kaip tiesioginį rinkėjų papirkinėjimą. Ir... Išjungkit mikrofoną. Taip, ponas Asėnas, klausimas. Ponas Asėna, jūsų klausimas. Ponas Rudžionė, aš priminsiu, kad kamizmas šiuo atveju... Ponas Rudžionė, minutė yra pagal reglamentą klausimui. Prašome laikytis reglamento. O jeigu nori šūkauti, eikite už durų. Ponas Asėnas, prašom klausimą. Gerbiamas vicemerė, iš tikrųjų kažkaip tai toks labai rimtas klausimas, bet jisai nieko mano supratimu nepagristas ir neūkiškas ir tas klausimas ir kodėl jis teikiamas būtent, atsakykit, prieš mėnesį, kada vyks rinkimai ir yra pasiūlymas, kad gal pasvarstykim jį po rinkimų ir tada matomai, kad pasikeis visa jūsų nuomonė ir jūs kalbėsit šitoj tribūnoje visiškai kitaip. Jo, nes dabartiniu metu nesolidžiai atrodo, kai kalbam prieš likus mėnesių prieš rinkimus. Visų pirma, noriu atkreipti dėmesį, kad
pasirašė 10 tarybos narių. Tai ne socialdemokratai, kurių yra tik tai 5. Kažkaip labai noras čia suvesti viską, kažkam tai noriu dar tiesą ponui Gediminui atsakyti apie tai dėl to, kad leisti pardavinėti bilietus. Norėčiau, kad jūs tiksliai pacituotumėte tarybos sprendimą, kur yra uždrausta prekiauti bilietais popieriniais. Nėra ten tokio draudimo. Nebūkit Gediminai piktas toksai, Ponas Važiulis, nešūkaukit, nes tuoj būsite išvestas apsaugos pagalba. Ponas Kaminski, klausimas. Na, greičiau konstatavimas faktų. Gerbiamas kolega, ar jūs nemanote, kad klausimas yra neparengtas? Aš nepasakysiu, kad jisai paruoštas skubotas, aš pasakysiu jums, kad jisai yra neparengtas ir jisai yra populistinis. Kaip jūs ruošiatės nuo rugsėjo 20 iki 30 pravesti apklausą Vilniaus miesto teritorijoje? Iš kur jūs gausite tokių pajėgumų, iš kur jūs gausite lėšų? Pas biudžete pas mus nenumatytos lėšos tokiai apklausai ir sakykime, būtent iš kur gausite tų pajėgumų? Tas, kas buvo gerbiamas kolega Jaroslavai numatyta, telefoninė apklausa telefonu, žinot, kainuoja labai nebrangiai ir apie jokias lėšas čia nereikia kalbėti labai daug. Aš suprantu, kad visus, tiksliau kai kuriuos erzina šitas klausimas, kad jisai yra iškeltas, bet dar kartą sakau, kad visi tie, kurie nori gyventi nuo rinkimų iki rinkimų, kažkada tai turės išnykti, nes gyvenimas nei prasideda, nei baigėsi rinkimais. Gyvenkim normaliai, šiandien aktualus yra klausimas, įsvarstykim nepriklausomai nuo to, kada yra rinkimai. Taip, paskutiniai 4 klausimai, ponas Birutis. Ačiū, pirmininkė. Aš turėčiau pasakyti, kad esu vienas iš tų, kurie pasirašė po to kreipimusi, bet būtų, pasakyčiau, ir keista, jeigu nepasirašyt kaip pasiūlymą ir sakoma, Vilniečiam nemokamas važiavimas. Aišku, logiška, kad tai yra siekiamybė, kad tai yra gerai ir Talino pavyzdys tai rodo. Ir galima pliusų vardinti labai daug, nes tai pirmiausia mažina socialinę atskirtį, kada neturtingi žmonės pasinaudos to pirmiausia, o tie, kurie važinėja galingais automobiliais, be abejo, jie iš to visiškai neišlos, bet mokėdami mokesčius, jie bus solidarūs su tais mažiau pasiturinčiais. Tačiau reikia pasakyti, kad šiame klausime yra ir daug neįspręstų problemų. Tai yra pirmiausia, privatus vežėjai, kurie liks nelygiuose sąlygose su savivaldybės įmonė ir šiandien, palaukit visi merė, ir šiandien mažieji vežėjai, iš kurių bandoma vienaip ar kitaip suspausti atimant maršrutus, reiškia, bus pavojuje. Tai šitas klausimas čia jums ir bus, kaip bus subalansuota, ar iš vis privatizuosime visą vežimą, visas transporto paslaugas. Kitas dalykas, kas yra labai svarbus, ir matyt mes irgi, nors pasirašėm, galim drąsiai pasakyti, reiškia, visgi aš jau matau labai aišku socdemų partijos lyderiavimą tame ir norą pasirodyti prieš rinkimus. Jūs nebūsit geresni, ir čia aš pritariu visiems kolegom, reiškia, nenorėkit būti šventesni už popiežių, reiškia, ir jeigu pritarė, tai pritarė visa koalicija, jeigu nepritarė, tai atidedam iki rinkimų ir politikavimo nebus, grįšim prie to klausimo. Nors sakau, aš pasirašiau, nes siekiamybė yra teisinga. O dėl privačių vežėjų, tai atsakykit, ar čia galima suderinti interesus? Ačiū. Tai kolegos, žiūrėkit, tai manyčiau, kad matant ir iš pasisakymų ir visą kitą, tikrai, matyt, nebūtų galima tokios apklausos daryti dabar, todėl būtų siūlymas labai paprastai išklausius likusius klausimus, pritarti pateikimui, grįžti iš to klausimą tik po rinkimų ir komisija galėtų darbo grupę svarstyti, kokią formą ir visą kitą ir gilintis daugiau. Ir apsispręstume tada tik tai taryboje po rinkimų. Paskutiniai klausimai tada, ponas Pinskus. Iš tikrųjų, aš... Tik tai klausimus, kolegos. Mielas kolega, turėčiau pasiūlymą, gal tokį, beveik prieš 2 metus, dar išeidamas iš Seimo, aš paruošiau ir užregistravau įstatymo pataisą,
kad gyventojų pajamų mokestis būtų mokamas pagal veiklos vietą. Aišku, Seimo pirmininkė marinuoja jau 2 metus stalčiuje šitą įstatymo projektą. Ką tas reiškia? Tai 230 milijonų priėmus šitą įstatymo pataisą, kurie dabar išvažiuoja iš mūsų savivaldybės, jie pasiliktų. Tai atsiradus atėjus naujam Seimui ir priėmus tą mano paruoštą įstatymo pataisą, mes galėtumėm iš tikrųjų iš tų 230 milijonų tos trūkstamus 45 milijonus ir surast ir nereikėtų skriausti nei švietimo, nei sporto, nei kitų šakų ir mes prie to klausimo galėtumėm sugrįžti, ar ne? Pritarėt? Pritariu. Tai tiesiog toksai siūlymas. Neskubėti iš tikrųjų su šito klausimu ir apsiraminus aistroms po rinkiminėms sugrįžti prie svarstymo. Tikrai taip, aš tik norėčiau pasakyti, kad čia visai, jeigu jau, nežinau, ar aš galiu sakyti visą teisybę, nes čia vėl interpretacijos prasidės. Vienas iš iniciatorių šito klausimo, tai sėdė čia vadovauja tarybos posėdžiai. Ir darbiečiai, ir kiti, svarstykim, ponai, svarstykim, vėliau. Aš atsiprašau. Tai yra taip, tai palaukite. Tas, kas nenori, aš žinau, kad konservatoriai aplamai nenori nieko svarstyti, būtų geriausia, kad nevyktų net tarybos posėdžiai. Kolegos, tai po paskutinį klausimą, ponas Benkunskas ir vyriausybės atstovas ir baigėme klausimus. Gerbiamas vicemerė, aš labai prašyčiau valdyti šiek tiek emocijas. Konservatoriai tikrai nori rinktis tarybos posėdžius ir svarstyti miestiečiam. Bet už viską balsuoti prieš. Už teisingus sprendimus mes tikrai balsuojam, už kurie miestiečiam naudingi, bet mes ne apie tai. Iš jūsų pasisakymą aš supratau, kad šituo sprendimu jūs iš esmės spręstumėt štai šiuos klausimus. Tai prievartą priverstumėt miestiečius važiuoti visuomenių transportu, nes dabar važiuojančiųjų srautai mažėja. Taip pat prievartą jūs verstumėt Vilniečius registruotis Vilniuje, nes dabar skaičiai yra netokie, kokių jūs norėtumėt. Ir dar išgirdau naujieną iš jūsų, kad šituo sprendimu, nemokamu neva gyventojų vežimu viešojo transportu, jūs kažkaip stebuklingai atnaujinsit ir pagerinsit viešojo transporto infrastruktūrą. Taip. Tai va dėl paskutinio klausimo, gal jūs galėtumėt plačiau pakomentuoti, kaip stebuklingai pasidarys neteršiantis miesto autobusai, kai negausim pajamų iš bilietų? Žinot ką, aš pasakysiu labai paprastai, kai Seime susiformuos normalus Seimas, ir kai bus normaliai sprendžiamos problemos ir Vilniaus miestas tikrai turės pakankamai lėšų tai padaryti, tai ir bus suformuota. Jūs visi pamiršote vieną iš svarbiausių dalykų. Jūs per savo norą garsiai sušukti pamirštat reikalo esmę. Jūs tenkina šiandien Vilniaus mieste važinėjantis atgyvenos. Tenkina ar netenkina, noriu jūs paklausti. Tai čia yra vienas iš būdų spręsti. Būtent šitą. Tai viena. Antra. Tenkina. Ponas Benkunskai, prašom nereplikuoti iš vietos. Visų kolegos tarybos nariai prašau. Jūs turite reglamentą ir prašome jo laikytis. Minutė klausimui, 3 atsakymui. Taškas. Taip. Labai paprastai, kad visi taršūs automobiliai turėtų mokėti taršos mokestį mieste. Tai labai paprasta, tai egzistuoja visoje civilizuotoje visuomeniai. Kas jums neaišku? Jums viskas aišku, jūs tik norit ginčytis. Va kur problema. Taip, kolegos, norėčiau, vyriausybės atstovas turėtų klausimą arba pastabų, prašau. Ir baigsime klausimus. Paskutinis būtų ponas Nenius. Ačiū už suteiktą žodį. Aš tiesiog norėjau pastabą pasakyti šitam projektui. Iš gerbimo pranešėjo Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Romo Damavičiaus išgirdome, kad šią iniciatyvą parėmė 10 savivaldybės tarybos narių. Net 2 kartus buvo pakartota. O vietos savivaldos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis teigia, kad tokią iniciatyvą apklausai turi paremti ne mažiau kaip 1/4 savivaldybės tarybos narių. Tai reiškia 13. Tai tokia apklausa, kurią remia mažiau negu įstatymo reikalavimais nustatyta savivaldybės tarybos narių dalis, negali būti tokia iniciatyva teikiama net svarstymai. Ačiū.
Dėkui už pastabą. Ar teisininkas, ar aš galiu. Pastaba teisinga, be abejonės, dėl to yra kalba, kad negali būti šiandien priimtas joks sprendimas, o galėtų būti geriausiu atveju tik pradėtas svarstymas. Taip, paskutinis klausimas pono Nėniaus, nes kiti jau yra kalbėję, prašau. Aš tik tai norėčiau padėkoti pradžioje pono Adomavičiui už intriguojančio klausimo iškelimą į tarybą, bet jis jau truputį per daug, reiškia, laiko užima mūsų tarybos darbotvarkiai, todėl aš siūlyčiau tą galbūt rinkiminį aistrų laikotarpį išnaudoti darbui tobulinant, nes aš nemanau, kad teisingas yra pirmasis pats klausimas, ar norėtumėt važiuoti už dyką, yra tvarumo dėsnis, reiškia, ir norint važiuoti už dyką, iš kažkur reikės finansuoti tą procesą, tai reikėtų, kad klausimas iš dviejų dalių susidarytų, tai siūlyčiau galbūt pateikimui galima ir pritarti, bet jį reikia tobulinti rimtai ir tam reikėtų gal įkurti rimtą darbo grupę. Tai ačiū ponui Adomavičiui, nes klausimai kartotųsi. Tai kolegos, be abejonės, kad sutiktume su argumentais, kad tas klausimas neturėtų būti svarstomas rinkiminiam laikotarpyje. Tai ar mes galim tada formuluoti, kad iš principo pritartume pateikimui, sudarom darbo, prašom nešūkauti iš vietos, tam yra mikrofonas ir procedūros. Ar jūs dar pliaže sėdite Palangoje ir truputį kaušę nuo vakarykščio alaus? Tai šiuo atveju būtų galima pritarti pateikimui, sudaryti darbo grupę, kuri pasiūlytų ir formuluotės, ir alternatyvas, nesuprantama, kad negali būti nemokamo transporto, jeigu nėra iš kažkur tai paimamos lėšos. Taigi ir grįžti į šį tarybą tik tai po rinkiminio laikotarpio, kad būtų mažiau aistrų ir būtų daugiau proto ir logikos visose sprendimuose. Ar toks pasiūlymas tiktų? Tai būtų siūlymas balsuoti dėl pateikimo. Prašau. Svarstyti mes galim pradėti, bet kuriuo atveju priimti sprendimą, norint, turėtume be abejonės turėti. Ar negalime? Pasakyti. Taryba gali priimti tokį sprendimą. Taip, taip. Tai šiuo atveju mes pradėti svarstymo procedūrą galime. Taip. Tai kolegos, tada siūlyčiau, pirmiausia, jisai neprašo žodžio, o antras dalykas, mes galime svarstyti, pradėti, bet nepriimti sprendimo. Todėl siūlyčiau, kolegos, nesivelti iš naujo į diskusijas, kvieščiau balsuoti dėl to, kad pritarti pateikimui ir važiuojame į priekį, nes iš tikrųjų valandą svarstom, o tik antrą klausimą, nors turime beveik dar 62 klausimus. Tai kas balsuojate už pateikimą, balsuojate už, kas balsuojate prieš ir klausimą įspręsime. Kolegos, be šurmulio, apsispręskite, pateikimą darom, nedarom, kaip... Ar baigėte balsavimą? Balsavimas, ar visi balsavote, kolegos? Balsavimas baigtas. Taip, yra pritarta pateikimui ir dabar klausimas buvo siūlymas, kad būtų pateikti kandidatai į būtent darbo grupę. Tai ar būtų siūlymas, kad visų frakcijų atstovai dalyvautų? Gerai, prašome. Taigi kvieščiau, ar yra siūlymas frakcijos vardu prašymas perbalsuoti? Taigi dar kartą formuluoju klausimą, kviečiu balsuoti dėl to, kas pritarė pateikimui arba ne. Prašome balsuoti. Už tą patį, nes prašė frakcija konservatorių perbalsuoti sprendimą, nes kažkam nesuveikia arba kažkas pavėlavo. Kolegos, ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. Taip, rezultatas yra tas pats, pateikimas yra įvykęs. Klausimą formuluoju, mes sudarome darbo grupę, kuri rengtų klausimyną, o tai reikia labai atsakingai šį klausimą pažiūrėti. Deleguoja visų frakcijų atstovai po vieną asmenį. Ar yra priimtinas toks siūlymas visiems? Tai tada savo kandidatūras į darbo grupę pateiktumėt raštu tarybos sekretoriui. Ir kaip minėta buvo, prie klausimo grįžtume tik po rinkimų,
kad nebūtų jokių diskusijų bereikalingų šiame laikotarpyje. Ačiū. Ir dėkui visiems už pastabas ir pastebėjimus. Kolegos, trečiasis dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės administracijos ginčių komisijos sudarimo. Ar reikia pristatymo, ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Ketvirtasis dėl Vilniaus Antakalnio vaikų ir jaunimo klubo Vilniaus miesto vaikų jaunimo klubo Raganiukė pavadinimų pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo. Galim pritarti bendru sutarimu, skubai ir pačiam sprendimui? Taip, prašau, klausimai. Tai ponas Laniauskas, prašome į tribūną, nes bus klausimų. Prašau. Labadiena. Prašom klausimus, tada užduokite iš karto, kam yra klausimų. Tai prašau, ponė. Aš norėčiau paklausti, sveikintina yra, kad į klubą jūs persitvarkot, bet labai norėčiau žinot, kas vadovaus tam klubui. Ar išliks tas teatras, kuris yra dabar, Raganiukės teatras? Taip, visi vadovai išliks. Prašau? Visi vadovai išliks, dabartiniai vadovai. Tai yra tik tai nuostatų pakeitimai. Tai reiškia, mutuoja tik tai į klubą, nes teatras yra labai žemo profesinio lygio. Jis yra menininkų padangiai kotiruojamas labai nekaip. Tai jeigu jie užsiims psichologiniam ir dar visokiom kitom, ten, kaip pasakyti, tą, ką jie su jaunimu dirba, galbūt jie kažkokius kursus yra praėję, užtat aš ir klausiu. Nes kaip teatras jis nėra tas, kuris galėtų tą daryti. Tai atsakymas nesikeičia nei vadovai, nei niekas, taip? Bet šiuo atveju mes ne tą klausimą sprendžiam, tik tai grinai formalų klausimą dėl įstatų. Bet šiuo atveju mes nesprendžiam šito klausimo vadovų. Čia reikėtų atskirai tada spręsti šitą klausimą. Daugiau klausimų nėra. Ar galim, kolegos, pritarti bendru sutarimu skubai ir sprendimui? Ačiū, sprendimas. Pone Padauskaitė, ne tas klausimas. Atskirai nagrinėkime kompetencijos klausimą. Bet, pone Padauskaitė, įstatų klausimas ir darbuotojų vadovų yra net ne patys dalykai. Jeigu yra spręsti kompetencijos klausimą vadovo, tai spręskime atskirai. Ir jeigu turite pastabų ir siūlymų, mielai grįžkime prie tos temos, bet jau prie vadovo temos, o ne prie įstatų. Sutariam. Tai galim pritarti bendru sutarimu? Tai, kad nereikėtų balsuoti, tada susilaiko ponia Padauskaitė. Ačiū, sprendimas kolegos priimtas skubos tvarka. Penktasis, dėl įgaliojimo atstovauti savivaldybei VŠI Vilniaus policijos klubo vaikams jaunimui visuotinėse dalininkų susirinkimuose. Čia būtų pateikimas. Ar galim bendru sutarimu pritarti pateikimui, nes komitetų nėra. Ačiū, kurie komitetai svarstytų. Kultūra. Vienas komitetas. Ir tautinių bendrijų. Tautinių bendrijų ir sveikata. 3 komitetai. Dėkui. Šeštasis, dėl Vilniaus miesto savivaldybės 12 metų biudžeto tvirtinimo pakeitimo. Pritarė ekonomikos finansų, tautinių bendrijų savivaldos plėtojimo, paslaugų ir miesto ūkio komitetai. Pritarė su pastabomis socialinių reikalų komitetas, taip pat sveikatos komitetas ir miesto plėtros kultūros švietimo sporto komitetai. Taip pat pritarė ir jungtinis ekonomikos ir frakcijų posėdžio metu. Prašau pono Jaką pristatyti pakeitimus. Frakcijų vadovai yra pritarę skubos tvarkai. Ačiū. Labadiena. Savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas 141 000, atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimus bei revizavus pajamas iš švietimo ir kitų savivaldybės įstaigų. Tokios pajamos didėja 316 000 litų, spec tikslinė dotacija mažėja beveik 228 000 litų. Taip pat numatoma gauti papildomai mokinio krepšelio lėšų dėl moksleivių migracijos beveik 502 000 litų. Čia schematinis vaizdas. Ir siūloma perskirstyti tarp asignavimų valdytojų 13 494 000 litų. Mažėja 1 000 000 litų investiciniam projektam Dingęs Vilnius ir Sereikiškių parkui. Mažėja 1 900 000 finansų apskaitos sistemai bei 3 900 000 paskolom ir palūkanom mokėti. Taip pat numatoma 5 milijonus litų
kuri buvo pirminiam biudžete numatyta socialiniai paramai, pinigais gyventojams panaudoti kitom reikmėm. Mažinama 1 200 000 investiciniam projektam ir 494 000 kūno kultūros investiciniam projektam, čia Ozo stadiono projektas. Taigi, minėta suma, didinami svarbiausi asignavimai, svarbiausias reikmės, tai gatvių apšvietimo tinklam numatoma skirti 4 milijonus litų, miesto tvarkymo darbams taip pat 4 milijonus ir šiek tiek atstatyti administracijos rezervą, kuris šiuo metu likęs tik tai 200 000 litų. Numatoma 500 000 padidinti litų. Taip pat numatoma švietimo reikmėms investiciniam projektam 2 353 000, šita suma paskui bus kitoj skaidrėje detalizuota. Kūno kultūros projektam 250 000 litų papildomai, kultūros projektams 650 000. Va matom, kaip yra detalizuota 2 353 000 litų suma, tai čia švietimo įstaigos nurodytos sąraše, bei socialinės apsaugos ir įstaigos 1 341 000. Taip pat numanoma papildomai skirti analitiniams tyrimams dėl sanktuarimo Vilniaus mieste įrengimo 200 000 litų, bei 200 000 litų administracijos direktoriaus rezervui. Tai anksčiau minėtos sumos 500 000, dar 200 000 būtų papildomai skiriama. Ir kitas blokas susijęs su galimybėmis savivaldybei papildomai skolintis. Galima skolintis apie 35 milijonus litų, numatom, kad pasiskolinsim beveik 30 milijonų litų ir be abejo prioritetiniai projektai tai yra transporto sistema. Savivaldybė šiandien šiai sistemai skolinga beveik 100 milijonų litų, tiek yra pradelstų skolų. Todėl 29 871 000 numatoma skirti šiems tikslams. Pažymėtina, kad jau iki šios dienos esam transporto sistemai senoms skoloms finansuoti skyrė apie 32 milijonus litų. Tai yra iš tos metų eigoje paimtos 122 milijonų litų paskolos. Miesto tvarkymui esame iki šiol skyrę papildomai 15 milijonų litų senoms skolom grąžinti. Ir dabar norėčiau pakomentuoti komitetų metu, posėdžio metu išsakytas pastabas. Jungtinis komitetas pritarė sprendimo projektui ir pasiūlė sumažinti 900 000 litų paskoloms ir tas lėšas nukreipti informacinės visuomenės plėtrą, tai yra FUVASO sistemos plėtrai ir įgyvendinimui. Ekonomikos finansų komitetas, paslaugų miesto ūkio, tautinių bendrijų ir miestų plėtros komitetai pritarė, o miestų plėtros komitetas informaciją išklausė. Socialinių reikalų komitetas prašė papildomai skirti 2 481 000 socialinės globos paslaugų sričiai. Deja, biudžeto galimybės neleidžia šitą daryti, tai siūloma skirti 500 000 litų. Toliau yra sveikatos komitetas siūlymai dėl smulkių projektų, tai skirti lėšas vaikų reabilitacijos centro įrengimui užbaigti 703 000, bet projekto paraiškos iki šiol finansų departamentas nėra gavęs, tai manom, kad atliekant paskutinį biudžeto tikslinimą spalio pabaigoje lapkričio mėnesį galėsime į tos pasiūlymus atsižvelgti ir jeigu bus papildoma medžiaga pateikta, siūlysim tarybai tvirtinti. Bei buvo siūlymas Lazdynų poliklinikos priestato projektavimo darbam 200 000. Irgi ta pati bėda, nėra lėšų. Toliau kultūros švietimo ir sporto komitete atsižvelgta į eilę pasiūlymų nurodytų čia sąraše, didžioji dalis yra tenkinama. Iš 2 603 000 sprendimų projektų tiksliant siūloma 2 353 000 litų papildomai. Toliau yra siūloma
atskirom priemonėm, tai bibliotekai Pilaitės mikrorajone, Kalėdų sostinėm ir taip toliau čia sąraše išdėstyta. Ne visus galėjom pasiūlymus atsižvelgti, kadangi nėra nurodytas komiteto posėdžio metu sprendime siūlymas iš kokių šaltinių tai galima būtų įgyvendinti, dėl to ne visus pasiūlymus yra atsižvelgta. Taigi 9 programai iš prašomų 1 571 000, sprendimo tikslimo projekte numatyta 650 000. Ir buvo keletas siūlymų nesusijusi su šios dienos sprendimu, tai pavedimai sporto skyriui, neplanuoti papildomo finansavimo moterų krepšinių klubai, bei pritart skirti lėšas konferencijai Šiaurės Atėnai 10 000 iš administracijos rezervo. Tai čia yra daugiau pavedimai administracijai, manau, darbo tvarka jie bus peržiūrėti. Tai trumpai tiek, jeigu kils klausimų, atsakysiu. Ačiū. Dėkui, ponui Jakui. Kolegos, priminsiu, čia yra tik biudžeto tikslinimas, nes biudžeto peržiūrėjimą mes darysime, kaip visada, po 3/4 rezultatų, tai yra spalio mėnesio viduryje ir tvirtintume lapkričio mėnesį. Taigi didysis peržiūrėjimas biudžeto bus šiek tiek vėliau. Dabar, taigi, klausimai, prašau, ponas Benkunskas. Ir kolegos, prašyčiau, kad man nereikėtų irgi klausimui viena minutė, atsakymams iki 3 ir kartu neužmirškite, kad bus galimybė pasisakyti po to, nes svarstysime klausimą skubos tvarka, tai bus galima po to dar kartą pasisakyti, ne tik užduoti klausimą iš karto šiandien. Ačiū. Prašau, ponas Benkunskas. Jūs beveik merė mano pusės minutės išnaudojat. Klausimas toks, tai pirmiausiai mes ir per bendrą jungtinį komitetą ir seniūnų sueigai prašėm, kad būtų aiškinamasis raštas pateiktas, patikslintas tiksliau, kaip tos programos vadinas. Tai tokios informacijos mes iš tikrųjų negavom ir jūsų skaidrėse lygiai taip pat abstrakčiai parašyta, kad tai yra pinigai skiriami programos įgyvendinimui. Bet klausimą aš norėčiau užduoti dėl miesto plėtros departamentui numatomų papildomų 200 000 litų sanktuarimo Vilniaus mieste įrengimo galimybių studijos ir analizės parengimui. Bent jau mūsų komitete jūs nepristatėt, kas čia per daiktas, tai dabar galėtume detaliau paaiškinti, iš kur jis atsirado, kas iniciatoriai. Ir kaip suprantu, čia vien tik tai galimybių studijos analizės parengimui yra numatoma skirti 200 000. Ar ne per didelė prabanga? Ši suma yra kaip maksimali galima, be abejo, suformavus techninį užduotį ir konkursų metu atrinkus konsultantus, ta suma galėtų mažėti priklausomai nuo tos užduoties sudėtingumo. O sanktuarimai tai yra, vadinkim, iš ekonominės pusės religinio turizmo objektai, kurių pasaulyje yra ne vienas ir ne 10. Pavyzdžiui, pažymėtinė Europoje Lurdas per metus pritraukia 4 milijonus turistų į 16 000 gyventojų turinti miestelį, kur akumuliuoja tokiu būdu šis turistų srautas apie 400 milijonų litų eurų per metus. Palyginimui antrą vietą Lurdas užima tarp Prancūzijos miestų pagal viešbučių skaičių. Aišku, tokių didelių galbūt projektų neverta tikėtis, bet jeigu sugebėtų tas projektas akumuliuoti bent 1 milijoną turistų, atsižvelgiant į tai, kad vidutiniškai vienas turistas per dieną statistikos departamento duomenim palieka apie 500 litų. Tai ponas Jakai, trumpiau atsakinėkite. Tai yra priedo koalicijos programoje įrašytas punktas ir tikrai būtent jeigu atsirastų toks objektas, tai natūralu, kad skatintų turizmą ženkliai didesnėm apimtim, negu, sakykime, galima studijos kaina. 100-eriopai atsipirktų tos lėšos. Taip, klausimai, ponas Švilpa. Prašom tik tai trumpai atsakinėti. Klausimas. Aš irgi norėčiau paprašyti, kad būtų konstruktyvus atsakymas ir visada tiksliai į klausimo nenueita į temą tenai. Dabar gal galite tą skaidrę parodyti, kur ūkio departamentui asignavimai yra perskirstami? Ūkio departamentui? Taip, ten 8 milijonai berods. 4 milijonai skiriami įmonei gatvių aš žinau šitą skaidrę. Tai atsakymas toks. Tai klausimas mano toksai yra, gatvė apšvietimo tinklų priežiūrai ir atstatymui bus skirti 4 milijonai litų. Ne atstatymui, skoloms. Nes parašyta atstatymui. Programa taip vadinasi, bet jie apima savį ir skolų išmokėjimą. Kolegos, tai yra programa, o skiriama apmokėti už elektrą.
10 milijonų. Tai mes plėtros komitete ir klausim konkrečiai, kad būtų ne man darė balansą atsiųsti, o kam bus tie 4 milijonai konkrečiai skirti? Už elektrą apmokėti. Nes aš pabaigsiu klausimą. Nes taryba prieš tai yra priėmus sprendimą, kad tą įmonę mes likviduojam ir tą paslaugą nuomosim iš privačios bendrovės. Tai ir mums iš karto nuogastavimas, iš kur tie 4 milijonai, kaip jie bus panaudoti. Tai aš patikslinsiu, kad čia programa taip vadinasi ir gal ir netiksliai atspindi paskirtį. Realiai skiriami pinigai elektros sąskaitoms apmokėti, nes, kaip žinote, elektra brangsta. Priedo mes metų pradžioje tvirtiname biudžetą, numatėme, kad papildomą finansavimą skirsime metų eigoje. O tai nėra investuojami ilgalaikius produktus, o priedo konkursas, kurį paskelbtume nugalėtojai, turėtų matyti kitų metų geriausiu atveju pirmą ketvirtį. Tai čia grinai tik tai elektros ir einamieji darbai. Reiškia, darbinių klaidų departamento, kuris pristatinėja, kad nesugeba normaliai atsakyti klausimą ir pateikti medžiagą. Tuo labiau, kad dabar vienu sakiniu mes žinom, kur tie pinigai bus, o gauti tarybos nariui tą medžiagą per savaitę mes nesugebėjom. Tai meras tikiuosi tą darbo broką ištaisys ir pats mato, kur yra problema. Dėkui, pastaba teisinga ir prašom rengėjai tai išgirsti. Taip, klausimas, ponas Tomašauskas. Taip, sakykit, prašau, ar nemanote teisingai strategiškai skirstamos lėšos ir proporcingai sveikatinimui per sportą žmonių ir keliem profesionaliem sporto klubom? Suprantama, reikia remti ir tą, bet proporcijos ar yra teisingai paskirstytos, jeigu 3 sporto profesionalūs klubai liūto dalį paima, o sveikatinimas ir kiti sporto klubai gauna ašaras. Ar teisinga yra politika? Savivaldybėgi turėtų faktiškai orientuotis į sveikatinimą daugiau, o per privačias lėšas profesionalius klubus reikėtų remti. Ačiū. Dėkoju, atsakysiu, šiuo sprendimu mes neskirstome jokių lėšų profesionaliems klubams. Kitas klausimas, ponas Kaminski. Tai žiūrėkite, man atrodo, mes jau esame svarstymo procedūroje, kadangi įvyko jungtinis ekonomikos komitetų ir kitų komitetų posėdis, tad siūlyčiau baigti jau diskusijas, baigti klausimus. Šiaip ir jeigu yra pažadas, kad į peržiūrą mes grįšime lapkričio mėnesį, tai iš esmės peržiūrėti lapkričio mėnesio tą biudžetą. Dėkoju. Klausimas, ponė Galinienė. Aš irgi dar dėl tos šventovės. Tai manau, kad irgi ar dabar laikas yra, kai tikrai yra dabar toks sunkmetis, kad ir krikščioniškiau, norėčiau pasakyti, kad būtų tas lėšas skirti iš tikrųjų vaikų globos namams, kuriems trūksta, senelių globos namams. Tai čia būtų jau tiems, kuriems labiau stokoja. O čia, kaip aš supratau iš pristatymo, yra netgi ne tai, kad čia jau religinis toksai dalykas, bet grinai vos neturistinis, iš kurio turizmas, kur galima tik tai daugiau pelno gauti. Iš pristatymo aš taip supratau. Tai siūlyčiau tikrai, kad geriau daugiau stokojantiems vaikams ir senelių globos namams skirti. Atsakysiu, kad minėti, jeigu kalbate apie tos pačius pinigus dėl sanktuarimo galimybių studijos, tai yra investicija į būtent būsimasias pajamas. Jeigu bent jau mes dalį turistų galėtume pritraukti į Vilnių, kurie šiuo metu važiuoja į Šventosios Faustinos laidojimo vietą, atvažiuotų į Vilnių, ženkliai svarbesnė vieta, kuriame įvyko apsireiškimas, tai natūralu, kad tada mes turėtume pajamas ir biudžeto didesnės, kurias galėtume daugelį miesto funkcijų patenkinti. Čia šiuo atveju negalima supriešinti vieną su kitu. O 500 000 litų, kaip ir buvo numatyta, yra skiriama būtent globai ir socialiniam paslaugom teikti papildomai, pagal be abejo galimybės. Taip, gerbiamą Podolskaitę, klausimas. Aš buvau užsirašius kalbėti, bet aš dabar ir pasakysiu. Prašau. Dabar norit pasisakyti. Taip. Na gerai, prašau. Ar čia yra klaida? Aš labai noriu tikėti, kad tai yra klaida, kurią mes šiandien turim ištaisyti. Jūs dabar kalbat apie globą ir slaugą. Aš žinau, kad Rūtos Vanagaitės dėka ten tuos 500 000 jinai išsimušė pirmadienį senelių globai. Bet toje eilutė yra ne tik seneliai, bet ir vaikai.
Prieš porą savaičių mus kreipėsi laikinosios globos nevyriausybinių organizacijų. Yra 5 vaikų globos namai, kuriems nebeužtenka išgyventi dėl to, kad prieš 3 metus pasirašytos sutartys 71 litas vaikui šiai dienai yra nebeįmanomas. Jie prašo pagal visus tarifus, jeigu būtų galimybė pakelti iki to 100 litų, kad jie išgyventų, čia ne prabangai. Bet kai vakar mes turėjom vaiko globos komisijos posėdį, paaiškėjo dar baisesnis dalykas. Kad ne tik to mes negalim duoti toms įstaigoms ir tą skolą kažkokią išlaikyti, ta prasme, kad jie išgyventų iki naujų metų. Bet dabar mes kalbam apie 5 milijonus, kurie yra sutaupyti, ten kitom reikmėm buvo skirta, bet tai yra socialinių reikalų departamente. Pagal visus paskaičiavimus yra dabar senukams neįgaliems globos namams skirta 500 000. Dar trūksta, kad jie išgyventų normaliai iki naujų metų 1 600 000. Nekalbu, kad toj pačioje eilutėje yra vaikai. Vaikams mes turim pagal socialinių reikalų departamento duomenis, jeigu prigyvenam spalio mėnesį, yra lygiai 330 000 likę iki naujų metų. Tai yra vienos institucijos apmokėjimas mėnesiui. Tai vaikams dar reiktų 2 220 000, kad mes tik išgyventumėm, galėtumėm apmokėti algas ir išlaikytumėm tuos globos namus. Taip, kad aš nemanau, kad 500 tai čia yra ta labdara, čia ne labdaro šou. Mes turim garbingai šitą reikalą žiūrėti, atmeskim visus kandidatavimus, visus politikavimus ir jeigu mes jau žinom, kad spalio mėnesį mes neturėsim kad išgyventų šitos įstaigos, tai man atrodo, kad čia, aš suprantu, kad reikia viskam, reikia ir gatvių apšvietimui, reikia ir remontui, bet jeigu mes kalbam apie gyvus žmonės ir vaikų net tame tarpe neminim, aš žinau, kad kalbam tik apie savivaldybės globos namus ir tai yra gerai, ten 1 milijoną skirta, bet ką daryti, kad jų daugėja, kad yra kritiška situacija, kada 5 metų vaikus išima iš šeimų seksualiai tvirkintus narkomanų jau pripikuotus narkotikais. Situacija yra labai grėsminga, bet kalbu ne apie prabangą, ne apie gerbuvį, o apie išgyvenimą. Ir aš tikrai labai prašau, mes turim nedaryti skubos, atraskim šitas galimybės ir pagal mūsų, aš kreipiuosi nuo Vaiko gerovės komisijos, mums, kad išgyventumėm normaliai, reikia 3 831 500 000. Taip, kad šitų 5 milijonus. Taip, aš labai ačiū, kad išklausėt ir prašau šitą klausimą spręsti. Dėkoju už pasisakymą, vėliau pakomentuosiu. Tai prašau, panas Kaminski, klausimas arba pasisakymas. Tai aš nežinau, iš kur kolegė Podolskaitė paėmė tokius skaičius. Manęs socialinių reikalų departamentas apie tokius skaičius neinformavo. Aišku, prieš rinkiminis laikotarpis šiandien man skambino žurnalistai ir devaguojasi, kad kažkas iš jūsų komisijos jiems pasakė, kad mes iš vaikų ir iš senelio atiminėjom 5 milijonus litų. Net neskaitęs, sakykime, šio sprendimo projektų. Čia būtų vienas aspektas. Manau, kad specialistai iš socialinių reikalų departamento žino tos skaičius ir tokio pavojaus neakcentuoja. Čia matome lentelę, praktiškai visi vaikų globos namai gauna pinigus, kiek įmanoma gauna. Kitas dalykas - privačių globos namų finansavimas. Jie turi laimėję, sakykime, mūsų skelbtus konkursus ir tos sumos yra fiksuotos, tos sumos, tie pinigai jiems bus sumokėti, už kiek jie pasirašė sutartis. Na ir paskutinis galbūt akcentas tai apie sanktuarimo galimybių studiją. Man keista, kad krikščionys demokratai, Tėvynės sąjunga, krikščionys demokratai pasisako prieš sanktuarimo statybą. Keista, nes dvasiniai dalykai turbūt turėtų būti pas juos pirmoje vietoje, dėja taip nėra. Pone Birutė, jeigu mes šiandien atiduosim bet kam tos 200 000, tai pasikartuos istorija, kuri turėjo vietą mūsų Lietuvoje prieš 3 dienas, kai kažkas žemai polės ėjo į namus,
nužudė 2 vyrus ir 1 moterį. Čia aš manau tik tai dvasingumo stoka. Ir tokius žmonės mes gelbėsim. Aišku, ekonominis rodiklis prie piligrimininkystės irgi svarbus, bet svarbus yra dvasiniai dalykai dar. Dėkoju, gerbiamą Paulauskaitę, antrą kartą jums galimybę pasisakyti nesuteikė reglamentas. Tai ponia Galinienė, čia neatsakymų ir vakaras šiuo atveju, kolegos. Replika po balsavimo galėsite pasakyti. Taip, ponia Galinienė, prašau. Aš noriu atsakyti irgi gerbiamam Kaminskiui, kadangi tokia kaip ir replika. Aišku, aš už dvasinius dalykus ir labai netgi vertinu padorumą ir sąžiningumą. Tai labai norėčiau, kad ir visi šitaip darytų. Vien šventovių statymas ar darimas šito nepadarys. Ir tokiu atveju, dabar man labai gerai prisiminė staiga iš Ragausko romano citata, kad labai dažnai būna taip, kad rankoje kryžius, o velnė širdį. Tai kad šito nebūtų, šventovės nepadės. Galime apsistatyti aplinkui tų šventovių, o širdyje turėti tuštumą arba tiesiog tokį sužėdėjusią širdį. Taip, kad geriau. Dėkoju. Kolegos, taigi, ponia Paulauskaitė, mums bus suteikta teisė replikai po balsavimo. Tai, kolegos, ar mes galim bendru sutarimu pritarti skubai? Taip? Nu, gerbiami koncertai, garsiau susukit, matau, kad neįsitikinę, ką norit pasakyti. Tai galim ar ne, bendru sutarimu? Tai gerai, tada balsuojame, kas už tai, kad sprendimo projektas svarstytume skubos tvarka. Kolegos, ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. Kažkas netaip su balsavimo aparatūra. Tai, kolegos, dar kartą norėčiau paskelbti balsavimą. Prašom, kas čia yra nutikę. Taip, skelbiu balsavimą dėl skubos tvarkos. Prašau balsuoti. Kolegos, ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. Taip, skubos tvarkai pritarta. Ar galim bendru sutarimu pritarti sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas ir replika po balsavimą, ponia Paulauskaitė. Man labai gaila, kad mes neišlaikom garbės egzamino. O ponui Kaminskiui galiu tik vieną pasakyti, kad visus skaičius mes gavom iš socialinių reikalų departamento ir tai yra protokolas, kuriame užfiksuota mūsų vakar posėdžio visi šitie reikalai. Ir dar kitas dalykas apie sanktuariumą. Mielas Jaroslavai, esam katalikai. Tai va šiuo atveju gal būtų geriau savo katalikiškumą, savo pagarbą silpnesniems, kurie negali apsiginti, dabar išreikšti pagalbą finansinę, o apie sanktuariumą tikrai tik už tai, bet palaukim geresnių laikų. Gerbėjai kolegos, ir aš irgi norėčiau tada būtų replika po balsavimo, ypač girdint tokias aistringas kalbas ir rūpestį, pinigų turim tiek, kiek turim. Ir kalbėdami apie galimybės tą, ką mes dabar perpaskirstom, tai yra papildomos pajamas, kurias miesto savivaldybė sugebėjo surinkti per šį laikotarpį. Ir be abejonės, dar kartą mes peržiūrėdami biudžetą lapkričio mėnesį, galėsime vėlgi tikiuosi, jautriausiams miesto temoms arba poreikiams skirti papildomą finansavimą. Tačiau paminėsiu, ypač kalbant apie vaikų globą, 100 litų prašymas yra nepamatuotas niekuo. Tai reiškia, kad vienas vaikas kainuotų priežiūrą 3000 litų. Kai Lietuvos vidurkis šiandien yra 63, o Vilniaus vidurkis didesnis 70. Taigi 100 litų skirti, tai tada geriau mokėti tos pinigus šeimos artimiesiems, kad jie tą vaiką prižiūrėtų ir suteiktų galbūt geresnį rūpestį. Todėl reikia skaičiuoti, kam mes ir ką skirstom. Kitas dalykas, aš paprašyčiau gerbiamų konservatorių, kurie čia rodote labai didelį aktyvumą. Dabar kaip tik vyriausybė, jūsų vyriausybė formuoja vėl kitų metų biudžetą. Ir jeigu vėl ši vyriausybė, konkrečiai pabrėšiu, konservatorių vyriausybė, spręs savo problemas
permesdama ant Vilniečių pečių, tai greitai mes negalėsime ne tik tų 70 litų skirti, apskritai išlaikyti jokių globos įstaigų ir visą kitą. Nes Vilniaus miestui lieka 40% gyventojų pajamų mokesčio, nuo to, kai dar prieš tai 40% pasiema valstybės savo poreikiams tenkinti. Pacituosiu OECD išvadą, galiu siūsti, gerbėjai konservatoriai, jums nuorašą ir linką, kur jūs galite rasti atsakymus, kad ši vyriausybė sprendžia savo valstybės skolinimus finansavimo problemas, permesdama ant savivaldos pečių. Didžioji našta gula ant Vilniečių. Ta patvirtina ir valstybės kontrolės išvadas, kurias turime ir pateikę esame teismui, ta patvirtina Europos komisijos regionų komiteto atstovai, kurie darė tyrimą ir kiti nepriklausomi šaltiniai. Tai dėkite tas pastangas ne čia šitoje tarybos posėdžių salėje, o savo partinių susirinkimų metu ponui Kubiliui. Nes taip, kaip, sakykime, dar nebuvo, pabrėšiu, nei vienos vyriausybės, kuri taip nustekentų sostinę. Atsiprašau, gal kalbu garsiai ir griežtai, bet tiesiog būkime korektiški savo reikalavimais ir norais. Taip, kolegos, keliaujame toliau. 7. Dėl ilgalaikės paskolos valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti. Pritaręs ekonomikos finansų komitetas, pritarė taip pat su siūlymu kultūros švietimo sporto komitetas. Ponas Jakas, prašom. Pritarė pateikimui su siūlymu. Na jo, bet šiuo atveju klausimai yra svarbesni negu, sakykime, sustabdymas tokio projekto. Tai iš ko mes finansuosime kitus dalykus? Investiciniam projektam iš finansų ministerijos skolintis mes esame jau panaudoję 28 milijonus litų. Daugiausia skirta lėšų Vilniaus miesto aplinkeliui, apie 18 milijonų litų, likę švietimo įstaigom. Numatoma pagal šį sprendimą paimti dar vieną paskolą. 1 510 100 litų. Paskola tai būtų suteikima pagal sutartį naudojantis pačios finansų ministerijos valstybės vardu paimta 1 132 milijonų litų Europos investicijų bankų paskolą. Palūkanos gerokai žemesnės negu komercinių bankų, tai yra iki 3,5%, 25 metam pradedama grąžinti nuo 2017 metų pabaigos. Projektai būtų 4, Užupio meno inkubatorius, reikia užbaigti Užupio 2 objektą, 75% baigtumo ir sutvarkyti šalia Užupio gimnazijos esančią šaudyklą ir ten įrengti apie 950 kvadratinių metrų patalpų kompleksą būtent meno inkubatoriaus reikmėm. Tokiu būdu būtų užbaigtas galutinai šis kultūros visuomeniai svarbus projektas. Paskolos suma apie 579 000 litų. Toliau numatoma spec lopšelių darželiui imti paskolą 681 000, tai renovacijai. Taip pat darželių žilmenėliai 44 000 litų bei menų spaustuviai 205 000 litų įrangai. Taigi siūlom pritarti šiam sprendimo projektui. Taip, klausimai, ponas Alekna. Tai gerbiamas merė, aš vienu metu buvau išsigandęs, kad jūs apsiverksit dėl Vilniaus. Bet jeigu jūs kreipiatės į konservatorių vyriausybę, tai ir negaunat jokio atsakymo, nes šiaip tai vyriausybė, kurioje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai kartu su kitais. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad iš tikrųjų reikia pritarti šitam sprendimo projektui, nes kultūrai reikia skirti, net ir esant tokiai situacijai Vilniuje, tinkamą dėmesį. Dėkui. Ponia Burbinė, klausimas. Gerbiami kolegos, kultūros komitetas svarstė ir pritarė tik pateikimui todėl, kad mums nebuvo atsakyta ne į klausimą, kad tai yra pigi paskola ir kad dėl to ją reikia imti, bet ar tikrai šitiem dalykam ta paskola yra naudojama. Todėl mes ir siūlėm pritarti pateikimui, dar kartą grįžti į komitetą ir išnagrinėti, ar tikrai šitiem projektam būtent reikia skirti šitos didelius pinigus. Čia ir buvo pagrindinis dalykas, dėl ko mes nepritarėm skubos tvarkai. Jeigu taryba nuspręs kitaip, aišku, bus kitaip, bet aš norėjau pasakyti tą, ką mes sprendėm komitete. Ponas Jakai, prašom atsakyti. Aiškinamajam rašte yra nurodyta, kokiom sąlygom ir kam bus lėšos naudojamas ir palūkanų norma, taip pat 3,5% nurodyta, terminai
Ponas Jakai, klausimas ne apie palūkanos normą, o apie projektų, kurie buvo parinkti finansuoti. Tikslingumo, prašau. Tikslingumas toks, kad reikia užbaigti Užupio meno inkubatorių, kadangi 75% darbų atlikta ir būtų netikslinga šito projekto neužbaigti, o dėl lopšelių, darželių reikia renovuoti, jeigu yra galimybė pasiskolinti pigiai lėšų, ką mes iki šiol sėkmingai darome, apie 20 darželių ir bendro lavinimo mokyklų jau gavo tokią paramą, tai nėra precedentas, tai yra tęstiniai projektai. Dėl to manom, kad tai yra tikslinga. Menų spaustuve finansuojama iš ES lėšų, tai mūsų kofinansavimo dalis turi būti užtikrinta pagal ankstesnius tarybos sprendimus, jų neužtikrinus natūralu. Iškyla klausimas dėl lėšų panaudojimo, o jeigu nepanaudojom dėl sankcijų, kodėl to nepadarėme. Taip, kolegos, daugiau klausimų nėra. Ką darom? Ar galim bendru sutarimu pritart skubos tvarkai? Ačiū pačiam sprendimui. Ačiū. Sprendimas priimtas. Toliau, kolegos, 8 dėl 13-15 metų svarbiausių krypčių nustatymo. Yra pritarę visi komitetai, svarstymo procedūra. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Papildymų dabar jau nebepateiksite. Turėjote tą padaryti anksčiau. Tada galima bus papildyti tik tai per kitą sprendimą. Tai galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas. O papildymus be abejo galima pateikti ir mes galėtume grįžti prie šito klausimo bet kada. 9 dėl pritarimo projekto Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas įgyvendinimui. Pritarė 2 komitetai ekonomikos ir finansų tautinių bendrijų. Frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai. Ar reikia pristatymo, kolegos? Galim pritarti skubai sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas. 10 Žirmūnų tilto pavadinimo pakeitimo. Pateikimas pritaręs kultūros, švietimo ir sporto komitetas. Aš gal padėčiau greičiau pristatyti, jo lab, kad yra ir alternatyvų siūlymų. Būtų siūlymas tiesiog pritarti pateikimui, apjungti visas alternatyvas į vieną ir svarstyti, be abejo, išgirstant ir visuomenėje balsą ir grįžti į tarybą, sakykime, tik tai turint bendrą nuomonę šitais klausimais. Tai klausimai, prašau, ponia Vanagaitė. Aš labai trumpai norėčiau pasakyti, paklausti jūsų, ar mes atsižvelgėme į tą tokį menką skandaliuką, kuris gimė, kur per 2 valandas atsirado 10 000 balsų. Ir mes negalėtume turbūt ateiti šitaip diskredituoti apklausų temos. Tai ar buvo atsižvelgta ir ateiti bus atsižvelgta ir tai darant apklausas. O kitas klausimas, ar esate susisiekę su kitų miestų komisijomis, panašiomis, kaip susisiekė mūsų komisija ir mes sužinojame, kad Kaune, sakysim, yra 10 metų terminas nuo žmogaus mirties, kai būtų galima įamžinti jo atminimą, Klaipėdoje yra 5 metų terminas ir iš tikrųjų mes Vilniui pradėjome dar šiltų žmonės naudoti rinkiminėms ir kitiems įsiamžinimo tikslams. Tai ar yra kitų miestų patirtis, kaip sakyti, įsisąmoninta ir įvertinta? Mes šitą žinom, kad kitose miestuose yra pasitvirtinę tvarkas, Kaunas 10, Klaipėda 5, Vilniaus miesto savivaldybė neturi tokios tvarkos. Taip, lyg ir laikomės tokios tvarkos, bet kadangi tai buvo prašymas, tai mes teikiam tik tai siūlymą. Prašymas konkretus Žirmūnų tiltui. Dėkoju. Ponas Juotka, klausimas. Gerai, tai pas mane yra klausimas ir šioks toks lyrinis nukrypimas, bet iš gyvenimo. Tai žinokit pats, kadangi gyvenu Žirmūnuose, tai jau visą savaitę iš gyventojų tenka girdėti tokį paprastą klausimą. Ar jums nėra ko užsimti toj tarybai? Bet iš esmės klausimą turiu tokį. Tai aš aišku asmeniškai pats gerbiu prezidento atmintį ir suvokiu, kad vis dėlto kažkaip įamžinti reikia jo atmintį. Bet, nėra Vilniuje nei vieno Aleksandro Stulginskio, nei Kazio Griniaus, nei Antano Smetono tilto. O ką, jie neverti pavadinimų tokių, kad jų vardais pavadintume tilto. Ir negana to, kaip žinia, šie metai yra paskelbti Maironio metais ir kaip mes esame įamžinę, tarkim, to paties Maironio, to paties Marcinkevičiaus atmintį. Neteko girdėti. Tai kam skubėti su tokiais dalykais? Dėkui už klausimą. Tai kaip ir minėjau, matyt, mes šiandien bet kuriuo atveju jokių sprendimų nepriimtume. Pasiūlymų tikrai yra daugiau gautų, yra siūlymai ir brolių Vileišių vardu pavadinti šį tiltą. Tai manyčiau, kad ramia galva darbo grupėje susėdę, apsitarę, nuspręstume, kaip ir ką pagerbti. Visos minėtos asmenybės tikrai nusipelno pagarbos ir turime tikrai rasti gražų sutarimą ir su visuomenė ir taryboje, nes manau, nei vienas iš jų, nei
nei gerbiamas amžinatilsį prezidentas Brazauskas, nei Justinas Marcinkevičius nenorėtų, kad jų vardai būtų naudojami, sakykime, kažkokiose diskusijose ir būtų laužiamos ietis. Kita vertus, galbūt, kas buvo pasakyta, turėtume pasitvirtinti labai aiškę tvarką, toje tvarkoje numatyti, sakykime, pagerbimo laikotarpius ir visą kitą, ir tada nebūtų bereikalingų ginčų arba įtampų. Tai prašau vyriausybės atstovas, o po to ponas Benkunskas. Ačiū labai iš suteiktą žodį. Aš tiesiog vieną pastabą dėl šio sprendimo projekto, kadangi mūsų nuomonė tai netitinka vidaus reikalų ministro įsakymų numeris 1V57 patvirtintų pavadinimų gatvės pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 22 punkto nuostatos, kurioje nurodyta, kad šį sprendimo projektą ir aiškinamą raštą aš pabrėžiu, kuriame pagrindžiamas nurodytame sprendimo projekte teikiamų pasiūlymų tikslingumas, savivaldybės tarybai teikia savivaldybės vykdomoji institucija. Kaip matome, iš pridėtos medžiagos teikė Jonas Urbanaičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduotinis administracijos direktorių, tik sprendimo projektą, bet neteikė aiškinamojo rašto, kuriame, kaip ir pabrėžiu, turėjo atsispindėti pagrindimas teikiamų pasiūlymų tikslingumo. Noriu pastebėti, kad visai neseniai šių metų rugpjūčio 13 dieną Lietuvos vyriausias administracinis teismas savo sprendime konstatavo, kad aiškinimo rašto turinio trūkumai laikyti nesminių procedūrų ir taisyklių pažeidimu, kuris turėjo įtakos sprendimo priėmimui ir panaikino vieną iš savivaldybės tarybos sprendimų. Todėl siūlyčiau kitą kartą atsakingiau ruošti aiškinamosius raštus ir numatyti pagrindimą, kuris šiuo atveju neturėtų būti labai sudėtingas. Ačiū, atsižvelgsim. Ponas Benkunskas, prašau, klausimas. Aš norėjau pranešėjos paklausti. Per seniūnų sueigą tarybos sekretorius Dastikas pasakė, kad Vilniui oficialiai nei vienas tiltas neturi pavadinimų ir jie yra tik tai iš tokios papratinės teisės vadinami, ten Žirmūnų, Baltasis ir Žalėsis. Ar iš tikrųjų taip yra? Taip, iš tikrųjų, ne vienas oficialiai nėra pavadinimas įteisintas. Tai ir šitas tada sprendimo projektas nėra tikslus, nes čia yra siūloma pakeisti Žirmūnų tilto pavadinimą. Tai čia turbūt nepakeis pavadinimą reikėtų, bet suteikti pavadinimą. Tiesiog, iš esmės, tai visi priešinasi Žirmūnų tilto pavadinimo pakeitimui, nes visi skaito, kad šitas pavadinimas yra naudojamas ir turėtų būti teisintas. Tai taip ir išėjo tas sprendimas toks. Dėkui už klausimą ir patikslinimą teisingą. Ponas Milėnas, klausimas. Taip, aš tai norėčiau paklausti, ar iki šios dienos Vilniaus mieste nebuvo niekam suteikta aikštei, skverui, ar dar kam nors, kokiu nors iškilių žmonių gatvės pavadinimai. Aš galvoju, kad buvo, todėl šiandien nebūtų teisinga ten naudotis ten Kauno, kito, gal dar kur nors pavažiuotume toliau į Užjūrį paieškoti patirties, bet jeigu šiandien egzistuoja tokia Vilniaus mieste tvarka, taip mes atrodo taip ir turėtume elgtis, taip kaip elgėmės anksčiau, o ateičiai galime žiūrėti. O aš iš tiesų pritariu mero nuomonėje, kad reikėtų čia, mes ir neprašome jokios skubos, reikia po rinkimų, kai atvės visos aistros, šitą sprendimą ir priimti. Nes netinka spekuliuoti, bet kuriuo atveju ir ieškoti įvairiausių priežasčių, kaip sumenkinti vieną ar kitą žmogų. Taip, ponas Alekna. Aš tikrai nenoriu kritikuoti iniciatorių šitos akcijos, bet kažkaip tai Lietuvos Respublikos prezidentui prezidento vardu pavadinti tiltą, tai manau, kad tikrai sumanimas ne pats geriausias. Aš suprasčiau, jeigu architekto garbėjai kažkokio, tai kuris nusipelnęs Vilniaus miestui tiltą. Šiaip tai prezidento vardu vadinamos mokyklos. Sovietmečių buvo net visas miestas pavadintas, tokio Sniečkaus vardu. Tai aš manau, kad iš tikrųjų mes turim gerbti savo prezidentus ir nenusismulkinti iki to, kad pradėsim jų vardais vadinti tiltus. Dėkui, kolegos, už klausimus ir netgi ir pasisakymus. Tai ar galim bendru sutarimu pritarti pateikimui ir svarstome apjungę su visais siūlymais, kurie buvo pateikti, o greičiausiai matyti reikėtų dar, kad ir būtų pasižiūrėta į tvarką ir ateitume tada tik tai į tarybą. Balsuojame? Gerai, balsuojame, kas už tai, kad pritartume
pateikimui, apjungiant visus pasiūlymus, kurie buvo pateikti, skaitant suteikti vardą vienam iš tiltų Justino Marcinkevičiaus arba brolių Vileišių vardus. Ar kolegos visi balsavome? Balsavimas baigtas. Taip pritarta pateikimui. Ir kurie komitetai svarstytų? Kultūra, plėtra. 2 komitetai. Ūkis. Ir aišku, būtų matyti gerai, kad dar kartą svarstytų, aplinkos komitetas nori svarstyti ir dar svarstytų komisija dar kartą. Ačiū. Kolegos, ką darom? Ar dabar padarom 2 minučių pertrauką? Ar... Ne 2, aš pajuokauju. Tai galbūt dabar yra tai 15:55, tai 16:15 grįžtume į tarybos posėdžių salę. 20 minučių pertrauka. Visi, kurie buvo pasveikinti gimtadieniu, kviečia visus tarybos narius, kurie įteikė gėles kažkur tai, taip? Taip sakant, ponas Vičiūnas prisidės prie rašytojų.